Kas yra gėris? Gėris – tavo žarnyno geriausias draugas. Be laktozės tinka veganams. Tau reikia gėrio. Jei vargina pilvo pūtimas, sutrikęs virškinimas, odos bėrimai, nusilpęs imunitetas. Pasirink savo mėgstamiausią skonį – ruginio salyklo, aronijų, šaltalankių, juodųjų serbentų. Tavo kūnui, protui ir sielai. Kanumo.lt. Su kodu pasikalbėjimai 20 gauk 20% nuolaidą. Nenustok žaisti fantazijos LT. Sybet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ponios ir ponai. Pasitikite laidos vedėją Paulių Vaitiekūną. Labas vakaras, Kaunas! Žiauriai gera nuotaika šiandien. Kaip jūs laikotės? Aфиgenas vakaras, oras užsakytas, svečias užsakytas, grupė užsakyta. Alaus turit ką išgerti visi? Super. Žiauriai jaudino šiandien. Galvojau, kad aš jaudinos, pizdas Tonkus drebantis atėjo visas. Aš čia turiu jaudintis. Jam 5 pasikalbėjimai, jūs galite įsivaizduoti, aš nebežinau, blėt, ko klausti jo. Tai kalbėsim šiandien apie svajonės. Man tai koks tavo tikslas? Prasme, kur tu? Vėliau. Žiauriai jaudina šiandien, tikrai man labai svarbus vakaras ir dėl to, kad Mantą aš stebiu iš principo nuo vaikystės. Aš užaugau su jo visais bajeriais, su jo visokiom laidom, su jo nesąmonėm įkeltom į YouTube. Jo 7 minučių video aš kažkada kaip vaikas mokėjau mintinai, blėt. Čia gali daryti išvadą, kad kaime nėra labai daug pramogų. Mes taip leidžiam laiką tiesiog. Stonkus pramogų pasaulyje yra viskas, tiesiog kas gali būti. Aktorius, komikas, renginių vedėjas, podcasteris, youtuberis, kurjerių sąjungos pirmininkas. Viskas telpa į vieną žmogų. Šiaip su Stonkum yra toks dalykas, kad aš biškį norėčiau, kad jis mano tėvas būtų, o mano mama norėtų, kad jis jos sūnus būtų. Taip yra, žinokit. Kažkada vaikščiojom Vilniuje į senamiestį, buvo atvažiavę tėvai iš kaimo pasisvečiuot ir mes einam Vokiečių gatve ir mano mama... Sakau, kas? Taip, rodo. Į soliuką tuščią. Sakau, kas? Čia vakar Stonkus sėdėjo. Jūs įsivaizduokit, Stonkus pas mus šeimoje, kiek jis reiškia žmogus. Šiandien bus, žinokit, labai geras vakaras. Aš šiandien Stonkus sutikau prie viešbučio. Aš išeinu, jis atvažiuoja, sakau, nu, Mantelį pasiruošęs, pyznik tik tai, sa. Ką tu nori iš manęs, nejuokauju. Mantelis įkvėpė, sakė, bus geras vakaras. Ir aš labai noriu, kad visi, net ne plojimais, bet 5 kartą žmogus kitokiose pasikalbėjimuose atsistojam ir plojimai sutinkam. Ponios ir ponai, Mantas Stonkus! Labas vakaras, Kaune! 134 pulsas. Kvieskit greitai, sėskit visi. Nu ką, aš daugiau buvęs pasikalbėjimų negu tu vedęs. A ne? Pizdanė mano vakaras bus šiandien. Hebra, palauk, sėdėk. Hebra, aš esu toks dėkingas, aš esu toks laimingas. Kiekvienam iš jūsų aš noriu pasakyti didelį ačiū. Aš žinau, kad ne dėl jo atėjo čia vakar. Mes atsimeri kalbėjom užkulisiuose, sakau, padarysiu man... dėl Pauliaus. Sakiau, kad plos. Tu sakei, užkulisiuose, sakau, paklausiu, kas dėl manęs, pablogit Mantelis. Neklausiu. Tai, Hebryte, aš labai noriu jums visiems padėkoti ir Pauliaus vardu, ir savo vardu. Norėčiau įpist su jumis.
šį vakar, bet negaliu. Vaikai, žinau, kad esat ir jūs, keiksime šiandien, žinokit. Vis tiek, žinau, žiūrit visus podcastus, ne, kartu su tėvais pro miegamojo langą, ta duris išlindę. Neturiu ko, bet turiu šotuką. Aš žinau, kad ant jūsų stalo irgi yra šotukai. Ar galim paimti, pakelti visi po vieną šotuką? Šiandieną man yra ypatinga diena. Kartu su Kaunu, kartu su Žalgiriu, kartu su kitokiais pasikalbėjimais, su visais jumis. Paimkit po šotą. Ai, tie, kur sėdėt, negavot, ne? Čiuvas tiesiog kėdę pakėlė. Jo, čia tie, kur pirmose vietose pasikėlė. Tai išgeriam po šotą visi kartu, palinkim vieni kitiems, pažiūrim į kairį, į dešinį ir palinkėkime vieni kitiems linksmybių. Gražaus vakaro, kalam po šotą. Geris. Žiūrėkit, nefu, šiksi rytoj. Ta prasme, tu net nesuprasi, kas daros. Pasimk laisvadienį, tualete sėdėsi. Gerai, viskas, Pauliau, atsiprašau, aš labai norėjau išgert gėrio, tai va dabar ir man geriau. Čia taip reikėjo pradėti, ne? Gerai. Šiaip aš labai noriu pasidžiaugti už tave, žinok. Ačiū. Nes aš žinau, kokia tau šiandien ypatingumo diena yra. Ir ponios ir ponai, tai yra naujas Kauno Žalgirio arenos pranešėjas Eurolygos rungtynėms. Klausyk, nebus geresnio šanso, čia tik tai maždaug 1000 žmonių pasidaryti pirmą repeticiją skanduočių. Aš kai sužinau, kad mes jau sutarėm su Žalgiriu, kad aš būsiu kitokių pasikalbėjimų. Senė. Tokių pasikalbėjimų vedėjas irgi, čia vėliau paskelbsim. Ne, aš kai sužinau, kad būsiu Žalgirio pranešėjas, kad jau viskas oficialiai šiandieną uždėjom parašus, man pizda, aš tiek užsihypinau, aš pradėjau galvoti, kaip čia ką reikės daryti, ką čia reikės kokias skanduotis, kaip reikės tą areną užvedinėti. Aš netgi sėdėdamas viešbutį parašiau skanduotę. Aš žinau, žiūrėkit, aš žinau, kad čia ultros Žalgirio fanai gali man duoti per ausį už šitą. Aš tikrai nesakau, kad jinai bus ta skanduotė, bet man atrodo, kad jinai visai neblogai gali skambėti. Ir dabar galėtų būti, kaip ir tu sakai, visai neblogas momentas ją pasirepetuoti. Bet, yra vienas bet. Jeigu jūs nepasijungsit, pizda, sudeginsit mane. per patį pirmą kartą. Ar galiu paprašyti jūsų, kad jūs man pagelbėtumėt ir mes tą skanduotę pabandytumėm visi padaryti šiandien. Pirmą kartą, gerai? Pasirepetuot. Žinot tokią dainininkę Džordaną Butkutę? Yra čia. Yra, ką žino, ne? Žinot tokią jos dainą Vienas namuose? Žinau, kur yra vienas namuose, tu darai, ką nori, vienas namuose, daug kas sugalvoji, nu ir panašiai, aš užsirašiau žodžius. Žiūrėkit, pasimokinam žodžius. Aš pasakau eilutę, jūs visi kartu, gerai, bet labai garsiai. Žaidžiam namuose, tu darai, ką nori. Žaidžiam namuose, tu darai, ką nori. Labai gerai, čia dainuot reikia. Žaidžiam namuose, tu darai, ką nori. Žaidžiam namuose, priešą sudoroji. Ir neabejok, mes už jūsų stovim. Nepasiduok. Gerai, bet dabar visi kartu. Žaidžiam namuose, tu darai, ką nori. Žaidžiam namuose, priešą sudoroji ir neabejok. Mes už jūsų stovim, nepasiduok. Ok? Pasiruošę? Nukylam. Kaunas, pasiruošę? Gerai, bandom. 1, 2, 3 ir žaidžiam namuose, tu darai, ką nori, garsiau. Žaidžiam namuose, priešą sudoroji ir neabejok, mes už jūsų stovim, nepasiduok. Dar žaidžiam namuose, tu darai, ką nori, žaidžiam namuose, priešą sudoroji ir neabejok, mes už jūsų stovim, nepasiduok. Ir visi, na. Garsiau. Kaunas. Na. Nepasiduok. Labai gerai. Afigienai, man tai. Afigienai. Visai galėtų būti, ne? Dar vieną. Pristatymas valandą, žinai, dabar toliau.
dabar žiūrėkit, vieni išeis į vieną pusę, moteris į vieną pusę, vyrai į kitą pusę. Žaisim vestuvinius žaidimus dabar. Aš bijau, kad tu su tiek energijos ties 4 rungtynėm nenumirtum. Aš bijau, kad su tiek energijos aš sulaukčiau 40-mečio. Man tas 3 kėlinį musės į burną skraido. Jo. Sakys, bet Stonkus visą širdį atidavė. Literaliai, kur. Ir ką gali žinot, visko gali būti tu. Bet bus geras bairis, tada galėsite įsijungti, va, kaip šnekėjo, taip ir buvo. O jūs džiaugiatės už Mantą? Taip dar nėra ko džiaugtis. Aš tokį debilišką klausimą šiandien Mantui. Pasirašėjai su Žalgiriu, džiaugies? Ne, poch. Ne, kasdieninis toksai dalykai. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, man kaip vaikui. Aš krepšinį atsimenu nuo 95 metų, kai Lietuva pralaimėjo Jugoslavijai tuometiniai. Aš tada pirmą kartą verkiau. Tada buvo Žalgirio pirmoji taurė 98-99 Eurolyga ir aš labai gerai atsimenu, kad mes jau tada galėjom šiek tiek švęst ir tada 2003 Europos šiam jau galėjom išgerti truputėlį ir žodžiu, aš su Žalgiriu esu visą gyvenimą, mokykloje didžiausia pramoga būdavo sulaukti ketvirtadienio, žiūrėti Žalgirį. Aš esu legaliai neėjęs į mokyklą vieną kartą dėl to, kai Žalgiris pripiso Makabiui. Tai man tėvai leido neiti į mokyklą, nes aš ten purčiausi ir verkiau. Žiūrkis toksai, žinai, nes buvo labai gaila. Priminė apie 2-3, kai laimėjo auksą rinktinę. Man buvo 8 metai tuo metu, bet aš labai gerai atsimenu. Aš net nepasakyčiau rungtynės ten kokia eiga vyko, bet aš žinau, kad aš jau guliu lovai, nes reikės, žinai, ten keltis rytoj. Ir girdžiu, kaip kalbasi tėvai virtuviai. Ir mama jau rėkia ant tėvo. Kokį auksą tau blėti darbą rytoj? Aš atsimenu labai gerai Europos šempą pagal LMO kainą mėlyno. 2,20 kainavo ir mes tada jau pirkdavom ir eidavom pas draugelį į virtuvę žiūrėti. Ir kadangi jo tėtis rūkydavo virtuvėj, nes taip kažkaip būdavo galima telikas, rūko virtuviai, tai mes irgi rūkydavom, nes vis tiek mama neužuos jau parėjus, bet tikriausiai užuosdavo vis tiek. Tu taip sudėlioji sporto chronologiją pagal cigarečių kainas. Jo. Taip pat paskutinį kartą laimėjo medalį, kai Malborkė kainavo 3,2. Ir kaime Sangoko pakelis irgi būtų. Jo, Sangokėlis. Tai tau dar vienas darbas tas įmetu. Kaip tu spėsi žmogau visą? Tai kitus išmesiu darbus. Kažko kitko nebedarysiu. Biški mažiau. Taip, Bartuševičius į podcastą sėda tada? Ne, podcastą jau ne. Podcastą jau turiu aš dirbti, jau čia toks kaip ir etatas yra. Tai tada gal dar spektaklį vieną kitą. Bet Žalgiris bus vienas pagrindinių darbų kitais metais. Ta vieta, kur aš išdalinsiu savęs daugiausiai ir daugiausiai savo energijos ištaškysiu. Ir tuo pačiu metu aš turiu labai daug visokiausių planų prisikūręs galvoj. Ir galvoju truputėlį pristabdyti savęs dalinimą kitose srityse tam, kad galėčiau susikaupti ir pasiruošti 2 didelėm dalykam. Tai turėsim areną su Manteliu 25 metų kalėdinių laikotarpių. Šį kartą 2? 3. Su Manteliais. Su Manteliais, okei. Ir kitas? Ir negali sakyti dar. Nenoriu prisibazarinti paskui, žinai. Taigi pohui nerodo niekur. Turiu planų, iš tikrųjų. Turiu prisigalvojęs planų. Labai tikiuosi, kad juos pavyks įgyvendinti ir smarkiai tam ruošiuos. Ir tikėsiuos geriausio. Tu išvardini dafiga dalykų, kuriuos darai. O kaip atrodo tas Mantas, kuris yra užsipisęs nuo žmonių? Gelminė šį klausti. Tikriausiai. Kaip atrodo Mantas užsipisęs nuo žmonių. Žinai kaip, yra neužsipisęs nuo žmonių, užsipisęs nuo savęs. Jo. Man žmonės patinka, aš galiu būti ir bendrauti ir taškytis. Mane tik tai užpisa, kai aš esu pervargęs, tada man reikia kažko išsikrauti, tai aš būnu toksai dėdė. Jau namuose tam, čia nepadėta, čia neuždaryta, čia paskui aš dirbu, pisuos, čia nieks nepadaryta, nieks neišplauta, viens turėjai daryti, bet toksai, žinai, aš tampu dėdė. Aš mažesniam lygi dar darau tos dalykus, pavyzdžiui, ten, žinai, ten kokį storiuką reikia nufilmuoti ar dar kažką, o tu esi kažkada pastebėjęs, kad tipo, tau reikia per dieną storį nufilmuoti ir tu toks, tai klausyk, dar reikia čia parink šiukšlės, bet aš dirbu darbą. Visą dieną. Aš negurevičiūninu. Prasme, ne. Aš suprantu, kad tai nėra labai sunkus darbas nusifilmuoti save ir įkelt story. Plus turiu, kas nufilmuoja mane ir įkelia už mane. Tai.
O tu dar neturi savo sūnui pranukui kameros nuo peties nupirkęs? Ne, pranukas iš vis nori kuo toliau nuo manęs būti. Jiems yra viskas neįdomu, ką tėtis daro, jam krinžas, jam gėda, jam yra faina, kai ateina į mokyklą, pavyzdžiui, kai buvo profesijų diena. Aha. Visi vaikai kvietėsi savo ten tėčius, mamas, aišku, jų normalūs darbai, fainos profesijos, ten teisininkai, gydytojai, žinai, kur būna, normalūs žmonės. Ir ateina kažkoks pats jauniausias tėtis papasakot apie savo profesiją. Ir aš žinai, ką dariau? Aš paėmiau multikus visus, kurias esu įgarsinęs, padariau tokią prezentaciją ir junginėjau skaidrės ir įgarsinau vaikams tuos balsus personažų, kuriuos esu darę. Tai vaikams buvo žiauriai įdomu ir maniškiai matau jau tada ne į mane žiūri, bet žiūri draugeliams. Zaibys, ne zaibys. Pranukas, mano tėvas. Jo, panašiai, žinok, panašiai. Tai va šitoje vietoje, kur jaučiau, kad jie truputėlį pasididžiavo. Bet šiaip tai, aš esu jų tėtis. Pakalbėsim dar apie tavo vaikučius, šiaip įdomu, nes jie jau netrukus bus paaugliukai. Jau yra paaugliukai. Jau yra Cecilija, jau yra paaugliukė. Bet aš, kai tau ruošiaus, bandžiau susidėlioti, kas tu žinai esi. Prisidėlioji visokių ten dalykų, žinai, Žemaitis, aktorius, komikas ir panašiai. Bet man pirma vieta, kas tavėje labiausiai patinka, kad tu esi tiesiog bičas iš miestelio, žinai, didelio miestelio. Man patinka tas, nes man iš karto čia yra žmogaus paprastumas. Jo. O tau dabar, kai turi savo namą, ten bibi, žinau, už kiek pinigų, tau dar yra toks laukimas grįžti į gimtinę, ar toks jau labiau, blemba, reiks pasirodyti per šitą? Ne, aš sakau, tėvams, jūs atvažiuokit vasarot pas mane. Aišku, kad yra, labai laukiu šį savaitgalį, važiuosim. Sakau, aš esu toks užsihypinęs, man taip yra viskas fainai, ta prasme, čia šiandien iš vis belė kokią nuotaiką. Labai laukiau šitų pasikalbėjimų, labai laukiau Kauno, aš žinau šito kiemelį, čia daug kartų buvęs, žinau, kokia čia atmosfera būna, kokia publika būna. Ir pasidėliau taip, kad savaitgalį važiuosim į Palangą, į nedirbsim. Bet pakeliui būtų sustoti tėviškai. Sustosim, vaikų pasim. Jo, tai pasimsim ir važiuosim į Palangėlę. Toks visą vasarą ilsėsimės. Dabar padarėm taip su Gelminė, kad nedirbsim iš vis kitą savaitę dar bišk padirbsiu, dar vienas vestuvės atvedu, bet jau čia easy. Ir tada dar Liepos 7 dar vienas vestuvės, bet jau viskas ir nebedirbsiu. Tik rugpjūtį, dar 2 spektaklius turi, bet čia. Bet tai man, tai tave dar 2:08 kalbina Palangoje kažkas mačiau. Jo, bet ten, žinai, ateit man pasėdėt, pasišnekėt. Ir tada nedirbsim nei Liepą, nei rugpjūtį, nei rugsėjį. Eik tu. Wow. Šiaip apie tavo tą namą, pizda, žinok, aš galvoju padaryti mamai staigmeną per Kalėdas. Ne mano, mūsų. Mūsų pasakiau. Aš norėčiau būti jūsų hatui katinu, blėt. Žinai, ateina svečių Pauliukas, trinas aplinkojas. Prašau, skurytė tau. O kur jis myžą turi atskirą čia tokį? Myžyklą, 7-2 kvadratų. Garažė. Aš galvoju padovanoti savo mamai per Kalėdas ekskursiją į jūsų namus. Žadam paleisti. Iš tikrųjų, kadangi televizijos bokšte nakvynių nieks neperka, tai žadam paleisti. Bet Gelminė kažkodėl priešinasi, nežinau kodėl jie. Blemba, man čia tvarkytis. Tai įsivaizduoju, man tai, to prasme, jūs mėgat su Gelminė, žinai, nesikelikit, gidas miega, jie tai tyliai. Šiandien mums pasisekė, jie dar miega, jie dar namuose. Va čia tualetas, kur subinę plauna pats. Čia ir aš jau rytinį tą, kur kelias idėjai. Arba, žinai, eina aplink namą ekskursiją, o tu po kavos rytinį tokį... Jo. Tu, blėt, labas visiems. Neužsidaręs durų, kur nepasiek. Pizdu, jau visko į taip matė. Kaip jūs, gražu. Fainai, ne, įsikūrė. O klausyk, palikai savo paauglius vaikus miestelėje, jiems su kokia atmosfera išvažiuoja vaikai? Jie labai laukia važiuoti į Plungę, kadangi... Seneliai bašliuoja gerai. Ne dėl to, kad yra prūdas, dėl to, kad yra krepšis, dėl to, kad yra laukas, šunys. Ir mano tėvai turi kaimo turizmo sodybą, tai ten kiekvieną savaitgalį, nuo trečiadienio iki sekmadienio, būna daug žmonių ir visada būna vis skirtingi kažkokie vaikai. Vis tiek su šeimom atvažiuoja ilsėtis. Tai jie tenai
gidauja, rodo, su visais susidraugauja, po vasaros numerių prisivedę, po 40, po 50, čia Tadas Klaipėda, Viltė Kaunas. Žodžiu, jiems yra ten labai gerai. Pusryčiaujat, pranukas sako, palauks vaikas skambina. Ne, bet jie, žinok, iš tikrųjų, jie nueina, jie šiaip, kad, pavyzdžiui, kad man stumti juos bendrauti, va dabar buvo su kaimynu, žinai, susipažinau su kaimynu, jis irgi turi berniuką panašaus amžiaus, sakau, tavo vaikas namie, jo namie, sakau, davai noriu supažindinti, atvedė jis tą vaiką, stovi tas vaikas prie tvoros, nuėjau pas Praną, Pranas sėdi koją susikėlęs, telefoniukas skrolina, sakau, Pranai, eik, pasakė kaimynas atėjo, aš nenoriu. Sakau, Pranai atėjo kaimynai, ne, aš nenoriu, sakau, Pranukai, žiūrėk, atėjo vaikas jau, žinai, išeisi, nu nenoriu, tėte, aš nenoriu su niekom bendrauti. Sakau, Pranai, yra nemandagu, pastačiau, nuėjom, išvedžiau į lauką, nuėjo pirmą kartą, ką aš įmetė, grįžo po 6 valandų. Ta prasme, antiek buvo fainai. Tai kai atvažiuoja į sodybą svečiai, jisai nueina su dėdėm, su tetom, bičtenisą žaidžia, valgo ten pas juos toksai. Sodybo šeimininkas. Toks, žinai, kur būna sodyba išsinuomoji joniniam su draugeliam ir šeimininkas tas, kur ateina jau braižosi, kad įpis duotum čerkelį. Tai čia tik tai, kad dar mažas vaikas toksai. Čia pusė žmonių šiaip įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, nuveži vaikus, žinai, į miestelį pas savo tėvus, pas jų senelius ir jiems visiems atrodo, kad turbūt tavo vaikus pristato, atsiprašau, ponės ir ponai, stonkiukai. Sako, mus jau atpažįsta kartą. Nu, mes įkeliam vis tiek juos į socialinius tinklus, tai manau, kad tie veideliai pasimato. Tėvai atpažįsta, vaikam pohui ten tikrai, žinai. Tai net alžūnas esu, kad vaikai mane žinotų. Tai va, jo, fainai jiems ten. Tėvai, važiuosim į kaimą, jeigu gali paimk 2 apsauginius. Nebegaliu praeit plungiai. Ką? Ne, nėra taip. Ir labai tikiuosi, kad jie nebus tokie bibiai, kaip tu čia rodai. Nerodo. Gausi snukį užkulsę? Ne, nuo manęs tai ne. Ai, okei. Kur yra tas, kur įdegė žiauriai kaunietis, kur negavo atsisėsti. Nu va, nu žodžiu, yra čia tokių bachurėlių. Kai grįžti į savo gimtinę, tau yra kažkokia vieta, kur būtinai turi aplankyti, ar toks, žinai, grįžti tik į namus, tau gerą, malonu, ar dar turi kažką būtinai prasukti? Ta prasme, aš esu nostalgijos narkomanas. Ta prasme, man nostalgijos jausmas yra pats mieliausias kūnui patirti, žinai, kur išskiria tos hormonus. Tai aš grįžtu ir aš visada sėdu ant dviračio ir važiuoju per, pavyzdžiui, aplink darželį savo pirmąjį. Kažkada nuvariau į savo pirmojo daugiabučio laiptinę, nuėjau prie durų ir tu eini, žinai, šiaip ten nesilankai tose vietose, tu žinai, kur ten buvęs, bet tu prieini ir atsistoji prie tos laiptinės ir pamatai tą perspektyvą ir tiek sukyla prisiminimų, tokių daug, tada nueini prie laiptinės, įeini prie durų savo, žinai, kur tu gyvenai, stovi prie tų durų, žiūri. Ir aš galvoju, kartais žmogus pro akutę tai pažiūrėtų, kur, žinai, random stonkus stovi prie durų. Durys čiupinėja, uosto odą. Man tai atsisuka, motin, nepatikėsi. Jo. Kas prie durų? Jo, arba, ble, čia tie tavo grybai, arba, žinok, stonkus aplink duris braižosi. Sako, ble, jo nebegeriu viską. Gali būti. Tai mėgstu pasivažinėti, senelius aplankau, vieteles įvairiausias aplankau, patinka tiek. Ir netgi video esu aš pridaręs apie tai. Tai ir Mažeikiuose, kai gyvenau, turėjau tą tokį etapą savo ir Plungiai, kadangi aš gimęs iki 8 metų gyvenau Plungiai ir tada išvažiavau į Mažeikius ir ten iki 1 kurso, jau kol įstojau, po to vėl tėvai grįžo į Plungę, tai aš toksai per pusę. Bet šiaip gimęs Plungiai, tai aš plungiškis esu, bet užaugintas Mažeikiuose. Bet tai yra abu miesteliai. Aš esu visiškas kiaurai kaimietis. Kas matosi, netruputį? Nežinau. Aš sakyčiau, čia abudu tokie. Pabandom pažaisti žaidimą. Aš tau bandysiu parduoti kaimą, tu man bandyk parduoti miestelį. Aha. Kas geriau? Tiesiog argumentais, bet tie argumentai nebūtinai jau gali būti tokie viliojantis ten gyventi, gerai? Ne, nu davai, bet daug reikės šitų. Ne, po kelis. Matysim, kada sustot, gerai? Žiūrėsim, ar eis. Nu, gerai, žiūrėk, aš pradedu. Aha. Tos pasirašęs, blėt, man galvoti reikia. Kaime didžiausia žvaigždė buvo Elankenio žvaigždė ant lango. Ok. Taip. Pas mūsų žvaigždė buvo pats Elankenis.
Iš Žemaitijos? Gintas, Žemaitukų tėtis. Bet jau nebegyvus amžinatelis ir. Bet vis tiek buvo Gintas. Tai čia jau prapisau su to kaimu. Jo. Kaime. Aha. Anksčiau atsirado radistų prenkolai, nei radistai jos darė, nes čia vienintelė pramoga buvo. Miesteliuose nieks neklauso radijos, nes visos išluptos, išpyzdintos iš mašinų. Kaime. Aha. Į kaimo šventę, jeigu į miestelio šventę atlikėjas atvažiuoja atidirbti, į kaimo šventę atvažiuoja nusibaigti. Ok. Plungiai ir 3 picerijos. Visos picos vienodų skonių. Visose picerijose. O su atlikėjais, žinai, kas yra buvę? Yra Jo. kaimo šventė, ne joninės, bet oninės. Liepos mėnesį. Ir atvažiuoja dainuoti Andrius Rimiškis. Ir pradėjo iš krūmų lyž žmonės per jo dainą Nesek sau rožės prie kasų. Aha. Ir jis pradėjo dainuoti Nesek sau rožės prie kasų. Ir išlenda pirmas bičias iš krūmų be maikės ir kopūsto dovanoja Rimiškiui. Bet tu supranti, kad čia kaimuose, kaimelėse tu dabar matei naują TikToką, kur Mino atvažiavo į miestelio ar kaimo šventę, dainuoja. Aplinkui įstojo kokį 15 žmonių gal netgi. 3 močiutės ploja. Vienas vaikas tokia su senos moters attitude, žinai kur jau. Mergaitė 9 metai, bet jau tokios pensininkės, pasipiktinęs žvilgsnis. Ir alchašas atsispaudimus daro. Jūs matėte šitą? Tu įkėlei? Čia tavo kaimas? Čia tu ta mergaitė buvai? Nu, tai tu įsivaizduoji, aš manau, kad tai yra žmonės turintis tiek daug jausmo savyje. Taip. Tiek daug meilės, kad, kopūstą bent paim, žinai, jie pasakyti nemoka, bet nori kažką atiduoti. Bet tada jėgą parodyti. Kita moteris atnešė kūdikį už vienos kojas palaikyti Rimiškiui, tipo. Čia ne ta, kur Jonaitė nebuvus. Ne. Wow. Šiaip apie TikToką pasakai, pizda, TikTokas kiek yra... Tu gali susidaryti įspūdį kaip kaime. Pauliukai, tu man pasakai dabar tą vaiką, aš tokį matau vytintą. Žinai, kur kaip serano kumpi, kur turi pasipjaustėt labai. Man tai Rimiškis sako, kas čia? Mano pirmagimis. Andriau, ar palaikytumėt jį? Jis visai rodo, imkit. Laikysiu vaiką už kasų. Ok, sorry, pertraukiu. Žinai, su TikToku, aš mačiau 2 kažkokie statybininkai daro apdailą. Rūko ir taip filmuoja su priekinė kamera. Vienas šypsos, kur filmuoja, kitas, kas čia vyksta. Sako, pisimi TikToką. Sako, nedėk, būtina. Esu matęs, man atrodo. Man labai faina, kad kas antram TikTok'e lietuviškam, kas antras žmogus su dantim tik tai yra. Šitą esi pastebėjęs. Blemba, kaip davė platformą, ne? Kur aš kartais važiuoju, pavyzdžiui, iš spektaklio arba iš renginio, žinot, kur būna iki autostrados davažiuot, yra kokie, tokie kaimelis koks rūkštynės. Ir ten yra 2 namai ir 1 daugiaaukštis, 2 aukštų. Žinot? Aštuombutis. Aštuombutis, jo. Ir aš žiūriu, toks pilkas, šviesa dega ir aš galvoju, blėt, to pudoja kažkas laivą daro dabar. TikToko. Nes dabar, tokia platforma yra, nežinau, ir yra, ką žiūri vieni į kitus. Žiūri, kad, žinai, be dantų, tos taip, kurva, su 3 dantim tik tais. Aš tai su 4. Kadangi jau apie elitą kalbam, aš mačiau vieną video Facebook'e, kur toks dėdas, ką tik atgėręs minimum mėnesį, jis taip pasako. Tai va, visiems geros popietės, tai va, neverta gramsdyti savęs alkoholio liūnę, tai va. Ir Bantelio komentaras, šaunuolis Vytautai. Čia Vytautas ir yra. Jūs žinot mano personažą Vytautą? Jis yra tikras žmogus iš tikrųjų. Kaime, viskas, sakau, alkoholį, ne? Tikrai nebereikia gerti alkoholiaus. Šitą, paskui daužė sienais ar kažkokį. Ir jis daužo sieną su kirviu ir reikia, kad nėra moterų Lietuvoje. Jo. Aš norėčiau į Vyto šou pakviesti Vyto šou, kur, žinai, mantai namie būn, kur vien mantai Vytų šou padaryti. Jis yra pizda, žinok, ta prasme, jam iškvietė policija, nes su kirviu kapoja sieną, kas logiška. Mano siena, ką noriu, tą darau.
Ir jis žiūri pro langą, atvažiavo, policija sako, kurva, mentai atvažiavo. Ir jis išbėga, girdisi laukai ir pradeda rėkti pareigūnai ir šovė iš tazerio ir jis parbėga su tuo įsmigusiu šoviniu ir dar viela ir sako, įsmigo in galvą, va. Aš būčiau jo vietoje sakęs, kas man čia į galvą šovė. Tas tikrai. Bet apie Vytuką prakalbam, kaip tu iš vis sukūrei šitą personažą? Aš jo nekūriau, aš esu Vytautas. Čia ir mano vidus. Žinai, kas ir su Vytautu? Pavyzdžiui, žmonėm, jeigu aš kažką šneku, kaip Mantas Stonkus, vat, žinai, su šituo balsu ir tipo, kai aš jeigu kažką pasakau kontroversiškesnio, visi taip, ką aš čia kurva pasikėlęs kaimietį šneka. Bet jeigu aš tik darau kokį biškį personažą, gali šnekėti, ką nori. Kažkaip tu suminkštėjai žmonių akise, žinai. Ir man, pavyzdžiui, yra, aš esu žemaitis. Ir man žemaitiškai yra žymiai lengviau kalbėti, žymiai lengviau dėlioti mintis. Aš netgi galvoju žemaitiškai. Aš įvažiavęs į Kongo, ekto pėst, koks bulis susidabrinės kiaušės. Čia mano vidus yra. Aš šitą atsigėriu, ekto pėst, koks gersko. Ir žinai, aš taip galvoju ir aš esu Vytautas. Nes visi žmonės Žemaitijoje, jeigu jiems tik tai įjungia kamerą, arba esat matę kokį nors žemaitį, Žemaitijoje nužudo žmogų ir kokį komisarą šnekina. Tas kurva, kai jaudinas atsistos. Ir jie visi va taip šneka, tai šią naktį buvo nužudytas žmogus Telšių apylinkėse, rastas be galvos, radome ir antrą galvą, ieškome, kuris kūnas dabar atitinka. Jie taip šneka. Ir man yra labai paprasta būt. Aš esu Vytukas. Mantukas Vytukas. O ten yra viskas. Padarom bairį. Žiūrėk, tu sakei galvoji, kaip Vytukas galvoja žemaitiškai. Žiūrėk. Tarkim, kalbam apie gėrį. Aš kalbu, o tu darau pauzes ir tu būk mano mintis. Vytautas. Jo, bet Vytautas. Gerai. Blemba, čia gal gerai tas gėris, geros bakterijos. Reikėjo, blėt, su šurtais ant scenos nebūt geriau man šiandien. Dabar turiu apie tą limonadą šnekėti. Bet aš išgeriu ir man virškinimui, miegui, nervams, viskam geriau. Tiesiog, blemba, gal reikia reguliariai gerti. Blėt, negalėjau šito sakyti, nes dabar prisipis maisto veterinarijos tarnyba už klaidingą informaciją. Žinai ką? Aš tiesiog, man atrodo, draugams kalėdoms padovanosiu, visi dar padėkos gėrio gavę. Čia iš tikrųjų taip galvoju, nes net ir pinigų, o rėmėjai išdalino, tai nereikės niekam nieko pirkti. Pasimsiu papkę, pavaidinsiu, kad juokingas bairis ir pasakysiu ha. Pizdačiai yra geriausias Lietuvos personažas, žinok. Aš labai. Lema, tikrai aukšta. Čia tavo nuomonė. Ar tai yra geriausias Lietuvos personažas? Kas tau geresnis Maybachas, blėt? Čia nežinau. Irgi jeigu niekujomas, Gerai, čiučiut apie Maybachą, bet man patinka iš vakaro naktį įkrenta paustas, pas tą žiūrkę niekada nebegrįšiu. Šiandien iš traukinio fotkę susitaikėm su Giedre. Kad man tiek kantrybės su moterim. Jis žvilgsniukas toksai metro PM lazeris. Jo, bet šiaip Maybachas mane užblokavęs ir visur. Kur ką beįkeldavo, visur internete, man atrodo, jis budėdavo ir dėdavo 3 gaidžio emodžius. Žinai, dėl ko užblokavo? Aš tai žinau, nes pavydė jam. Aš jam pavydžiu, jo, jam pavydžiu. Jie velnis, sveikas gyvas jisai ir tegul sekas jam meiliai. Kol kas, jo, kol gerai. Richberahema, mane. Oi, su tokiais antakiais. Du antakiai kaip 2 gėrio buteliai. Palaikyk mikrofoną. Richberahema, mane. Oi, ne. Beje, tapau gėrio ambasadorium, tai jeigu ką, aš irgi turėsiu nuolaidos koduką. Visai natūraliai padarėm čia, ne? Neapsikrauk.
atidirba iki kalėdų, dabar nereikės nieko daryti. Kodėl, pavyzdžiui, man aktoriai, ypatingai tie, kurie dar gal mažiau prisilietę prie komercinio kino, jie visada turi tą aukos vaidmenį kažkokį. Kodėl tu nesi niekada tokiam? O kodėl turėčiau būti? Nes, žinai, pastoviai, tipo, kalbina kokį aktorių, bet čia nesąmonė komercinis kinas. Ne, žinai, čia labai slidu, aš galiu tiltų prisideginti. Aš juos suprantu, tik pavardėm. Yeah. Aš juos suprantu, aš suprantu, ką jie sako ir jie sako teisybę. Aš niekad nenorėjau būti kažkokiu tai menininku, neturėjau labai per didelių ambicijų sukurti pasaulį keičiančio kūrinio, ar tai filmo, ar tai spektaklio, ar kažko. Aš žinojau nuo pat įstojimo, nuo pasiruošimo stoti į muzikos ir teatro akademiją, kad aš noriu būti artistas. Aš noriu linksminti, juokinti ir pinigą uždirbti. Tai aš norėjau oriai gyventi iš savo profesijos ir manau, kad man, ne tai, kad manau, aš esu labai laimingas ir man labai sekasi ir vardant visų šitų žmonių, tai man labai susiklosti gyvenimas. Šiandien nemeluoju, braukiau ašarą, iš tikrųjų. Važiuoju tokią tą dieną, čia važiuoju su mašina pro Žalgirio areną, čia ta Maikė, ten pasikalbėjimai, Bertulis rašo, pizda, visi bilietai išparduoti. Dar tą Jessica Šai dainą naują apie rūtas. Ta groja ašaras, bėga pro Akropolio tunelį, važiuoju, blem galvoju, kaip gerai. Iš tikrųjų, esu labai laimingas žmogus šiai dienai. Ir labai dėkoju visiems už tą, nes kiekvienas iš jūsų prie to labai smarkiai prisideda. Apie filmus kalbant, Gelminė vaidino filme, kur teko su Jankiu turėti sceną. Žinai, pas tave yra scenų, kur pasakytum, arba filmam, kur tau pamatai scenarijų ir sakai, nu ne, hebra. Žiūrint su kuom. Nu kaip pavyzdį, sakau, Valentaitė, tarkim, esti. Apsvarstyčiau. Bet turi būti labai gilus kūrinys. Nu, bet žinai, jeigu jau Valentaitė jiems tikriausiai giliai ir būtų labai. Šiaip, kalbant apie tuos menininkus ir komercininkus, tai mūsų yra puikus tandemas su Gelminė, nes Gelminė yra šalikas. Ta prasme, jinai ir gervę turi, jinai ir tenai ir arthausiniuose filmuose. Dabar į Šveicariją išskrenda į kažkokį kino festivalį. Oi, čia. Jo, ten ir mes žiūrim kokį filmą, žinai, naują, jinai, davai varom būtinai į kino teatrą, kur 6 vietos yra, ir kur popkornų nepardavinėja, ir kur senas, ir kur ne tai, kad patogiai sėdi, bet kur biški pasilenkęs į priekį turi sėdėti, nes labai rimtą filmą žiūri. Taip. Ir žinai, žiūrim mes kokį nors ten, šiaip, belenkokį filmą, aš tikrai nesakau apie konkretų filmą, bet nutarkim, mes žiūrim, žinai, ir aš į Gelminę vis pasižiūriu, ir aš matau, kad jinai sėdi ir galvoja, nu, blemba, nuobodų gal, žinai, šūdas, ir aš sėdžiu, sakau, šūdas, ane, tu pat šūdas. Niekada nesutik, žinai, jinai yra ta menininkų taurasties ir gylio gynėja. O aš esu tas toksai, kur, nu davai, jau viskas einam, jau nebeduomu. 3 valandas žiūri. Kine, žinai, kur atsidaro duris, žiūri. Ai, noriu pasakyti, kokią aš esu sugalvojęs geriausią lietuviško kino parodiją. Šiaip čia reikėtų man ją padaryti, bet kadangi jau čia šnekam, gal ir padarysiu, ką nors, bent jau visi žinosit scenarijų. Aš noriu padaryti filmą, įsivaizduokit, nespalvotas filmas, Rumšiškėse kažkur, trobelė, sena, kaimo, stovi toksai, nu gal aš, su lininiais marškiniais, ūsais, plaukais, tokiais ilgais, ir atsirėmęs į staktą. Ir taip, stovi, nusisuka ir stovi, va taip, va. 1, 2, 3, 4, 5, iki 100 skaičiuos. 6. Suskaičiuoja iki 100, atsisuka, vaikšto po sodybą. Vaikšto, pradaro tvartą, pasižiūri. Prieina ten prie arklio, pakelia šieną, pažiūri po kupetą. 40 minučių vaikšto toksai. Ir prieina prie šulinio ir pradeda sukt tą grandinę. Ir iškyla tokia žmogaus galva
prisikabinęs ant to lenciūgo ir aš taip stoviu ir sakau, tukų šaras. Ir paleidžia ir pisa atgal iš. Man vaizduoti filme geriau bus, žinok. Jo, būtinai padarykit šitą. Aš galvoju gauti iš kažkur 3 štukų eurų biudžetą ir padaryti, va tokį 2 minučių parodiją. Dabar jau vėluoji, nes vėlyvis publikoj. Užsirašinė. Kelia ranką pastabdyti, žinai. Bet šiaip man norėčiau suvaidinti tokiam, kur daug žiūrėti toli reikia filme. Mažai žodžių, kur, ne toks? Jo. Dar būtų šalia tavęs toks labai daug kalbantis. O jūs nenorit išbandyti? Tai yra šalia manęs daug kalbantis toksai. Atsiprašau. Klausyk. Klausau. Alio. Kaip tu? Nieko, gerai. Super. Viskas, ką turėjom paruošę šiandien. Ne, iš tikrųjų, tu esi dievas, žinai, impressionuose. Okay. Bet nenoriu ten, kad darytum visus iš eilės, aš tiesiog noriu paprašyti padaryti 3 impressionus. Nu kokius? Aš Pirmas praeitą kartą dariau, prieš 5 metus. Bet šito nedarėjai. Nedariau, ne? Šito tikrai nedariau. O gal aš nemoku jo? Manau, kad, blet, neįmanoma, kad nemokėtum. Nu gerai, pabandom. Nes, žinai, su tom parodijom turi būti labai ryški asmenybė. Jo, aš pilnai sutinku. Nežinau, ar pažinosi, bet pavyzdžiui, Gelminė yra supykus ant tavęs, bet nenori parodyti, kad supykus. Easy. Ką Gelminė daro? Labai garsiai vaikšto su kulniukais. Bet ne su batų kulniukais, bet su savo mažom pedutėm. O man tavęs klausinėt, kas yra tavo vaidmenį užimt? Ne. Tu būk aš ir žiūrėk Žalgirį. Okay. Aš įsivaizduoju, kad taip. Jau, žiūrėk. Labai juokinga būna, kai pas mus yra daug veidrodžių namie. Gelminė yra, ble, 13 metų vaikas. Jinai kažką, žinai, Gelmytė, būk uždaryk spintelę. Uždariau aš tą spintelę, neuždary, išlindęs šniurelis yra. Ir aš jau nueidinėju ir matau per veidrodį, jinai. Atsistojus man fokusiu, sakau, aš viską mačiau, nieko tu nematėjai. Ir žinai, nieko tu nematėjai ir žvengia. Ir aš žinau, kad jinai nueina ir ten kokį nors, sakau, batus pasidėk į vietą. Pasideda. Pydaras pats tu pasidėk. Ir aš nežinau, ar jinai specialiai bamba taip garsiai, bet kad labai garsiai vaikšto, tai čia yra tiesa. Tai čia buvo Gelminė. Atsiprašau, mažyti labai tavęs. Gerai parodžiau. Ar jau blėto išeidinėjai? Jau išeidinėjai. Labai pridedat mano tėvus. 3-5 metai santokoj. Okay. Susipyksta, tėvas iškart demonstratyviai išeina ir taip išeinant, princesė, blėt. Bet pasako jau laukia, kad nebesigirdėtų niekaip. Mes viens kitam pasakom, bet žinom, kad labai rizikuojam. Pizda. Ką sakai? Nieko mažyti aš nesakiau, nu kodėl aš visada turiu būtinai kažką sakyti tau? Būna. Antras impressionas. Okay. Aš esu girdėjęs, kai darai tuo akcentu, man labai patiko. Marijampolietis mašinui, grįždamas namo telefonu, pasakoja draugiai, kad Stonkaus arenos pasirodymas buvo šūdas. Kas kur esi, blėdi, kais greičiau sriuba. Jų, tai jau grįžtu namų. Kas be nuotaikos, tai su pisu nuotaika. Kokia komedija, kurva, tas klaunas, ten ne komedija, ten tragedija, blė, 20 eurų kaip iš šikna. Ką, dar užstatė mašiną, blė, dar tu čia pisk man protą, užstatė mašiną. Tai Žalgirių arenui. Nežinau, aš išėjau, laukiau, neleidau žiūrovam išvažiuoti. Po pirmo bajerį. Nes apie Marijampolę kažką pasakė, nakui tiek nervai sukilo, negalėjau toliau klausyti. Papuchui, kad Virkis juokės. Tai tegu ir juokės.
Tu žinai mane. Eik to ir to, besk, ne? Nu. Paplokit mane. Dar turėjo būti paskutinis žodis. Princesė, blėt. Net labai gerai. Ir paskutinis, nežinau, ar tau yra tekę daryti šitą žmogaus impressioną, bet todėl ir pasirinkau. Vis dėlto truputį jau dirbot kartu. Giedrius Savickas, kuris šiuo karjeros metu kaimo vestuvių muzikantas yra. Jeigu... Žinai kaip yra? Žinai kaip yra? Aš groju. Aš groju ir man gerai. Ir žmogus klauso, aš groju. Ne, aš tau pasakysiu kaip yra. Kodėl aš turiu vaidinti? Aš nenoriu vaidinti. Ir pasakysiu paprastai. Nu, eikit nahui, ar ne? Aš nenoriu, aš vaidinu, aš atvaidinęs, aš su Koršu išvažinėjęs. Aš buvau Japonijoje, aš buvau Argentinoje, man nebegero. Aš dabar matau žmogų, jis juokiasi, jis ploja, aš ploju. Mergaitė, tu man... Gerai, nebežinojau dainos. Nu, žodžiu. Giedriukas yra tas, kur labai eina į gilį ir aš iš jo esu labai daug išmokęs. Šiaip čia pigiena yra. Puf, nemanau, kad man pavyko. Pavyko, žinok, pavyko. Na, žinai, jo. Nes jis pats savo kelia klausimų, žinai. Ar ne? Ne. Kodėl? Tai jeigu be mašinos, galiu įpist, ne? Juk galiu, ar ne? Juk aš esu žmogus, aš einu, ar ne? Gatve, man saulė šviečia. Saulė tai mūsų visų, ar ne? Kodėl aš čia negaliu pasidžiaugti? Tai džiaugis ir tu, nes, blėd, nieks už tave nepasidžiaugs. Tu pats turi džiaugtis. Nieks neateis, nepakels, sakys, aš pasidžiaugiu. Džiaugis pats. Linkėjimai, Giedriukai. Linkėjimai, iš tikrųjų. Sako, nemoku dar. O dar prie aktorystės labai trumpai. Tu Marijampoliečiai, pizė, jeigu jau čia Savicką parodijuot pradė. Tai tu primesk. Tas Karučia Kaušas. Ta žilą mažiuką parodijavo. Nepasakys pavardės. Nepasakysiu, tas toks jau 7, kur sako. Man kažkada skambina moteris dėl jubiliejaus. Sveiki. Sakau, laba diena. Tai, žodžiu, situacija tokia yra. Mes švenčiam jubiliejų. Visa šeima. Spėkit, kur važiuoti reikės. Sakau, nu, kurgi galėtų būti šis balis? Nu, taigi Vilkaviškiai. Žadėjau sakyti Vilkaviškiai. Taip ir manėja, ne? Aha, iš karto, nes čia Vilkaviškio akcentas, ne Marijampolės. Žvengia darėlis. Man yra kažkada skambinusi užsakovė, aš labai supratau, kad jinai labai jaudinosi man skambint, iš kažkur gavus numerį ir buvo labai girta. Labai girta, bet labai dalykiška. Labai. Ir aš galvoju, kad jinai žmogų, žinai, kur... Žinai ką, Virga, paskambink Stonkui dėl jubilėjaus. Jo, reikia... Vizualiai parodė, kaip skambino. Reikia paskambinti, palauk. Žinai ką, aš gal... Davai, blema, tiek nervinas, davai, įpisam po brendžiuką, ne, nieko neatsitiks. Po mažą, iššovė, niekaip nepadeda, davai dar. Ne, būtinai aikosiuką, būtinai. Parūkom ir skambino. Parūkom pasipilstom dar. Po mažiuką pasipilstom. Ir jinai, manau, kokį 0,7 Gran Cavalieriaus buvo išgėrus. Aš nemeluoju, jinai tiek parinos, tiek šnekėjo ir man tiesiog buvo labai sunku. Ir jinai, žinai, kaip pabaigė. Tai, matau, neišeis susitart. Aš jums rytoj paskambinsiu. Skambina kitą dieną, sakau, alio, pirmi žodžiai. Aš labai atsiprašau. Nevedžiau to jubilėjaus. O tu, pavyzdžiui, kai vedi kokį renginį, tu jauti tą kartais tokią, žinai, perdėtą šokinėjimą aplink tave? Ne. Yra žmonių, kurie nu, labai džiaugiasi tave pamatę, žinai, nu, kaip, nu, tu irgi džiaugiesi. Ir tu, aš, pavyzdžiui, esu tas, kur meta dar malkų į krosnį. Jeigu ten, labą dieną, jau kaip laukiam, aš sakau, irgi kaip laukiau, ir ne, išmuš sulūštas smegenis tiesiog. Jau tikrai, sakau, tikrai jau į Biržus važiuoju. Į Biržus važiuoju. Žinai, man patinka, žinau, kad jinai... Atsisuka į visą įmonę, juokitės, blė.
Ne, jinai viena pasitinka dažniausiai. Biržų čia kaip pavyzdį pasakiau. Aš kažkada buvau prieš 2 metus, ten buvo įmonės balius ir vakare dainuoja Donatas Montvydas. Aha. Ir prieina organizatoriai, kuri kažkaip nuo 12 į pisus jau buvo kažkaip. Aha. Nu taip gavos. Prieina tokia skrybelė, prieina prie Montvydo, jis jau ruošiasi sceną, aš čia užsakinėjau jį. Žinai, ateina ir sako, Donatai. Ir tada parėjo toks, kokią pirmą dainą dainuoji? Sako Montvydas, o čia svarbu? Klausykės, laikė. Aš moku pinigus tau. Fuck. Būna tokių žmonių, kurie... Na, žinai, aš jau esu kažkada seniau sakęs, kad mes esam mūsų profesija, mes, realiai esam kurvos. Prostitutės. Žiūrėkit. Tu paskambini. Jeigu jis pats nekelia skambini, ten kažkas, kas priveš mane, sutarė kainą, mane atveža ir kol jie nebaigia, aš negaliu važiuoti namo. Kol jie nebaigia, aš negaunu šaibų. Kol jie nebus visi jau, gerai, piskišė, tol aš nebūsiu atidirbęs. O mantelį dar kartais keli per dieną, ble? Būna. Bet žinai, vienas su rankom, kitas su burna, trečiam pašokį ir apsidirbi. Jo, bet taip yra. Ir aš labai gerai suprantu to žmonės, žinai. Išleido ten nemažą pinigų sumą. Tai aš galiu išsipisinėti. Būna, žinai, kas pasiėmė prostitutę, su ją šnekasi, kaip... Neatskleisim, kas bet toj pusiai. Kas su ją šnekasi, gyvenimo istoriją klauso. O būna, kas pasikviečia ir iškart ją už plaukų ir į staktą. Šitas bičias pasiėma prostitutę, jį jau rengęs ir tas bičias, o kaip tu šiaip? O kaip tu šiaip sugalvojai būt prosti? O visada tikslas ir buvo? O tu kažkur mokėsi, ne? Tu stojai kažkokį. LPU. Pas Gurevičiūtę. Ai. Link pirmos dalies pabaigos varom, kad labai neužtem, nes vis dėlto šiandien pas mus pasirodo Pro Flame paploja. Bus geras koncertas. Aš paprašiau, kad žmonės sudarytų tau blitz klausimyną. Aha. Bet tokį greituką sumetam, gerai? Gerai. Ir po to pasižiūrim atsakymus. Okay? Gerai. Gerai, važiuojam, žiūrėk. Kokie tavo pagrindiniai, bet čia visiškai atsitiktiniai, kokie tavo pagrindiniai panašumai ir skirtumai su Vilkončium? Oho, vizualiniai panašumai buvo kažkada, kai aš buvau jaunas, o skirtumai, kad iš mano bairių juokia žmonės. Pabaig sakinį, moki žodį, žinai. Žodį. Logiškai. Žiūrėk, ką iš pradžių darytum, jeigu tampi prezidentu, ministrų pirmininku, Vilniaus meru? Padaryčiau opium terasą prezidentūroj. Tokį, žinai, kur su prezidentas ir pirmoji ponia balkoniuke. Rankytės mėto, tik tai visi su akinukai patarėjai. Man tai tau Bidenas rankas spaudžia. Jo. Bidenas visą laiką iš opiumo afterio. Kur... Ok. Ką reiškia, jeigu moteris sako taip? Nebūtinai. Nebūtinai taip yra. Kuo tu... Bet ant kiek random prirašė. Kuo tau skiriasi Džordžas Bušas nuo Obamos? Pagrindinis skirtumas. O, ne. Toks atsakymas. Abudu nelaimėjo savo karų panašumas, o galbūt mėgstamos krepšinio komandos būtų jų skirtumas didysis. Visi žino, kad LNK yra laisvas ir nepriklausomas kanalas. Iššifruok šitas raidės savaip. Kam sudeginai tu viltį sugrįžti? Labai nebežiūrimas kanalas. Geras šitas. Merfio dėsnis, kuris tau labiausiai patinka? Galvoju. Atsakyk kaip Vitukas į šitą. Merfio dėsnis man nepatinka, man Memphio Grizzlies patinka. Ką labiausiai spaudžia, kai važiuoji dviračiu? Zvansunkėlį.
Arba, kitaip žinoma, kaip Suvalkų koridorių. Aš biškį apgavau tave. Kodėl? Čia yra tie patys klausimai iš tavo interviu prieš 14 metų, kuriuos tau uždavė Vilkončius. Okay. Galim pamatyti gal ekrane nuotrauką, kaip tuo metu mantelis atrodė. Ne, Bertulė, paprašai nuotrauką. Bertulio biznis ir nėra jom čia ko kištis. Ai, Bertulis parašė, kad nebus nuotraukas, tik to, bet atrodė kaip Drakula pikė, žinai? Ne taip atrodė. Drakula pikė? Nu, pikinis Drakula toks dar, žinai. Okay. Varys jaupimą kraujo pasiurp. Nėra, nuotraukėlės. Nebus, parašė Bertulis, kad nebus, bet tiesiog noriu apžvelgti, ką kitaip atsakinėjai. Aha, pasakyk atsakymus. Man tai kokie 3 mūsų panašumai ir skirtumai? Manau, panašus mūsų ūgiai, balso tembrai, veido forma, o skiriamės ūgių, balso tembrų, veido forma. Ir parašyta šypteli. Šyptelk man, dabar būk susiraukęs ir šyptelk. Juokėsi, pastaba. Taip, dabar žiūrėk, moki žodį, tu atsakėjai prieš 14 metų, žinai raides skliausteliuose, juokėsi. Raidės. Tada jau pirmą kartą pasireiškia, kad atvažiavai iš miestelio, nes kokį pirmą darbą padarytum, jei taptum prezidentu, ministru pirmininku ir Vilniaus merą. Jeigu tampi prezidentu, paleisčiau Seimą. Oi. Jeigu taptum ministru pirmininku, kažkodėl išvyktum vizito į egzotišką šalį. Jo, į Dubajų greičiausiai. Vienintelis, kur arti buvai, ką reiškia, jeigu moteris sako taip, vadinasi galvoja ne. Nu, bet čia, žinai, klasikėlė žanro, nes paleisti Seimą irgi taip pat maestro sakytų. Vadinasi, sako, ne. Dieve mano, prieš kiek metų tai buvo? Prieš 14. Čia ruošiatės vest kažkokį dviračių žinių projektą. O, Jėzau, manau, viena pirmoji laidų, man atrodo, tiesioginėme. Gal pats pirmasis tiesioginis eteris, čia buvo. Pats pirmasis? Jo, dar visi dviračio šou kūrėjai buvo gyvi. Ir Gintaras, ir Šerienas. Haris tebėra. Ir dar vienas, paskutinį paskaitysiu, kurį irgi skliausteliuose juokėsi, tai nusijuok po šito, gerai? Klausimas buvo, kuo panašus Džordžas Bušas ir Barackas Obama, kuo skiriasi ir kuo panašus? Na, manau, kad panašus balso tembrai, ūgiai, veido forma, o skiriasi odos spalva, ūgis, balso tembrai. Čia tu prieš 14 metų. Gerai, prieš pirmos dalies pabaigą aš noriu tau įteikti dovanų nuo pažįstamas tau Fantazijos LT. Ir klausimas nuo Fantazijos LT. Kai buvai paauglys vaikas, sakykim, kokį filmą žiūrint tau pirmą kartą pilnai atsirietė galas? Maksimanija. Liesis užhaipino tave. Ne, Beta Nicholson. Tie gražuolė. Pažiūrim, ką gavai dovanų. Žiūrim. Dabar čia nemojuot. Vaikai. Jau galite eiti keptos duonos. Ring for sex. Tau negalima, tai ant savęs imu. Mes dabar kraustėmės iš buto. Išsikraustinėjom, jau ten norėjom nuomininkams atiduoti visus daiktus, visus spintas ir radom bibių tašę. Nes Fantazijos LT mums vis padovanoja ten per podcastą, dar pilna bibių, violetinių, raudonų, visokių ten vibratoriukų, kur... Man tai, klausimas, o savo naujose namuose neturit bibių pašiūrės? Bibius kladukas. Ja, turim tą, kur, žinai, ginklus turim, mes bibius, kur spinta. Atsidarai. Tai, seni. Radom ten tų visokiausių vibratorių ir panašiai. Ir kostiumėlis. Tarnaitės, namų valytojos. Blet, sakau, šitą mest ir gelmė. Šitą palik. Tai dabar bus tarnaitė iškviestas su šituo. Jūsų, aš įsivaizduoju namų tvarkytoją, ko tik neprisižiūri. Draugiai pasakoja, kur va bibių primėtėta. Nu. Panašu, kad lieki Kaune šiandien. Panašu čia, kad yra mašinai partemt. Buksyrą gavau. Bet geriausias tai šitas. Pažiūrė. Grinai, tu tik su barzda. Aš šitą galiu padėkoti Fantazijoms LT. Šitą aš būtinai pasiliksiu.
O šitą aš norėčiau padovanot šitam bičiukui. Kur su prostitutė kalbasi? Paplokit šitam žmogui. Tikiuosi panaudosit judu. Fantastika. Nepanaudosit? Moteris. Aš bijau, kad tau mažas gali būti visi šitie. Jūs įsivaizduojat, grįžtat po darbo jau pasipuošęs gražuolis. Jo. Laukia jūs. Gerai, mes darom pertrauką. Pirma dalis yra baigta. Niekur nepabėgit, netrukus Pro Flame. Kas yra gėris? Gėris – tavo žarnyno geriausias draugas. Be laktozės tinka veganams. Tau reikia gėrio. Jei vargina pilvo pūtimas, sutrikęs virškinimas, odos bėrimai, nusilpęs imunitetas. Pasirink savo mėgstamiausią skonį – ruginio salyklo, aronijų, šaltalankių, juodųjų serbentų. Tavo kūnui, protui ir sielai. Kanumo.lt. Su kodu pasikalbėjimai 20 gauk 20% nuolaidą. Nenustok žaisti fantazijos LT. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras, Kaunas. Ar galima paprašyti padaryti garso? Ačiū Mantui Stonkui, ačiū kitokie pasikalbėjimai ir linkiu jums gero vakaro. Toks paslaptingas šitas vakaras, toks nuodėmingas, bet ne pragaras. Darosi įdomu, kuris įnuves, tikiuosi viskas liuks ir niekas nepaves. Mes atlėkę į svečius, rūkom tiesiai į plaučius, atsakysim už visus savo pasakytus žodžius. Man ramiau gyventi nerodžiu, šypseną jau kiek įrodžius, pasilikite nuobodžių savo įpročius. Čia nieko ypatingo, tik rašau dainas, paskambinsi ir būsiu, tik sakyk vietas. Ir kalbos tik tarp mūsų, niekad nesuras. Gyvenimas čia mūsų, niekas nesupras. Mums reikia tik vertingo, kiti nesupras. Ir kurgi tai dingo, niekas nesuras. Paragavęs to dūmo sultingo, išprotėjau dėl muzono galingo. Laiko per akis, jeigu nepritrūks, kalbam į akis, nežinom kiek tai trūks. Vienetinė patirtis, kokia tavo padėtis, auksinė jaunatis. Judėsim dar baisiau, juk žinau, kad tu matai. Ir vėl prasideda bairiai, čia ir vėl prasideda bairiai, kai stumiu nenormaliai vėl. Koks paslaptingas šitas vakaras, toks nuodėmingas, bet ne pragaras. Darosi įdomu, kuris įnuves, tikiuosi viskas liuks ir niekas nepaves. Mes atlėkę į svečius, rūkom tiesiai į plaučius, atsakysim už visus savo pasakytus žodžius. Man ramiau gyventi nerodžiu, šypseną jau kiek įrodžius, pasilikite nuobodžių savo įpročius. Čia nieko ypatingo, tik rašau dainas, paskambinsi ir būsiu, tik sakyk vietas. Ir kalbos tik tarp mūsų, niekad nesuras. Gyvenimas čia mūsų, niekas nesupras. Vėl prasideda bairiai, čia ir vėl prasideda bairiai. Ir vėl prasideda bairiai, čia ir vėl prasideda bairiai. Ačiū. Dar turim kelias dailytės. Gal netyčia žodžius žurnosit, tai dainuokit kartu su manim. Jeigu ne, nieko tokio. Išmoksit. Bairiai. Aš čia tik. Apie mus tai gražiai arba nieko, paprasti ambicingi iš geto. Turim tikslą ir plaukiam iš vieto, gal neturim kiek norim, bet nieko. Jei nutiko kažkas, nemačiau nieko, tam davė, o kitam neliko. Per naktį jį pasiliko, pasilaikyk paslaptis neišduotas, išnaudo galimybės naudotas. Prisimink dovanas dovanotas, jų gyvenimas rožėm neklotas. Kai galėsiu, pakviesiu į potas, vakarėlis jau bus suplanuotas. Susirištas kasas garbanotas, išsakysiu tik surimuotas. Dar vienas susuktas jau suviriotas, vakaras aiškus puikiai sudėliotas. Vienas ramus, kol kitas neraliuotas, susirink daiktus, nes būsi supakuotas. Salas tarp
mūsų bus greitai užuostas. Jei tu kaltas nebūsi, paleistas nebūsi, pagostas. Matosi uostas, mes ilsim kitur ir išteksim svetur, sutvarkysim visų nepamestas. Tas draugų problemas neįspręstas, laikas sunkus gal bus, bet ištestas. Prisiminę vietas nepaleistas, gal skanėstas nebus dar užgesęs. Prisiminę dienas tas iškestas, mūsų gatvės ir dienas paleistas. Mūsų miestas nebus čia apleistas, dirb nes tu būsi atleistas. Čia apie mus tik gražiai arba nieko, paprasti ambicingi iš geto. Turim tikslą ir plaukiam iš lėto, gal neturim kiek norim, bet nieko. Jei nutiko kažkas, nemačiau nieko, tam davė, o kitam neliko. Per naktį jį pasiliko, pasilaikyk paslaptis neišduotas, išnaudo galimybės naudotas. Prisimink dovanas dovanotas, jų gyvenimas rožėm neklotas. Kai galėsiu, pakviesiu į potas, vakarėlis jau bus suplanuotas. Susirištas kasas garbanotas, išsakysiu tik surimuotas. Ačiū. Aš čia tik. Aš čia tik. Yra toks parodos kalnas, Kaune, žinot tokį? Yra toks parodos kalnas, apie kurį turiu sukūręs dainą. Kaip ir kiekvieną dieną parodos kalnu, kylu ir neapsikraunu. Kas žino žodžius, dainuokit. Policija sustabdo, policija apgaunu, gavęs baudą visiškai neapsikraunu. Žiūriu tiesiai aš maunu, nes ką noriu tą aš gaunu. Nebijo, žvairiui papasok, niekam nepasoju, kom nepasikliaunu. Būna dūmų, nėra sienas griaunu. Čia dar kaip ir kiekvieną dieną parodos kalnu, kylu ir neapsikraunu. Policija sustabdo, policija apgaunu, gavęs baudą visiškai neapsikraunu. Žiūriu tiesiai aš maunu, nes ką noriu tą aš gaunu. Nebijot, žvairiui papasok, niekam nepasoju, kom nepasikliaunu. Būna dūmų, nėra sienas griaunu. Kaunas, kaip jūs laikotės, galit padaryti biškį garso? Būna gerų dienų gyvenime, bet būna ir blogų dienų. Linkiu jums neapsikraut, kai jums blogai, o susifokusuot ties geru ir džiaugtis gyvenimu. Ir viskas, liko 2 dainos ir toliau jums gero vakaro. Būna gerų dienų, ei, čia juk būna ir blogų dienų. Einu toliau, ramiai nesikraunu, per tave dėjimą įkraunu. Ir laimingas aš lėkiu toliau, žinau, kad laimėsiu šitą žaidimą anksčiau ir vėliau. Su kiekviena diena suvirpčiau, kiek dalykų jau atsikračiau. Žinau, rašy man, bet aš nemačiau. Žinau, kad lėksiu aš tik greičiau, bet tavęs atlėkęs nemačiau. Pasakysiu viską paprašiau ir pamatysi dar ko nemačiau. Žinau, kad skambinai, bet negirdėjau. Aš prataškiau kiek reikalų, dėl tavęs mečiau. Žinau, kas visko įsižadėjau, pataisyti nebegalėjau. Nesvarbu, kiek aplinkui mane turėjau, aš visiems daviau kiek galėjau. Rimtą judesį įtarinėjau, dabar visi būna gerų dienų. Čia juk būna ir blogų dienų. Einu toliau, ramiai nesikraunu, per tave dėjimą įkraunu. Ir laimingas aš lėkiu toliau, žinau, kad laimėsiu šitą žaidimą. Būna gerų dienų, čia juk būna ir blogų dienų. Einu toliau, ramiai nesikraunu, per tave dėjimą įkraunu. Ir laimingas aš lėkiu toliau, žinau, kad laimėsiu šitą žaidimą anksčiau ar vėliau. Dabar norėčiau paprašyti visų, galėtumėt gal atsistot, nes dabar sekančią dainą tikrai visi žinosit. Jeigu nesunku, atsistokit, kam nesunku. Stonkus tikrai žino šitą dainą. Visi, kas žinosit, dainuokit kartu. Nufilmuojam šitą. O kas žino žodžius, dainuojat kartu į rankas į viršų. Ei, Kaunas! Čia ir nėra tau čia kokį
kištis. Visi kartu su manim ir čia mano biznis ir nėra tau čia ko kištis. Čia pinigai ir aplinkui sukas draugai. Aš tau pasakau kiek visokių dalykų, kiek vietų čia nematytų. Visiem aš linkiu, kad čia pinigai slytų. Niekada nieks nestabdytų. Aš nebijau, aš varysiu, nebijau. Aš skraidysiu, nebijau. Pagauk mane, nežinau. Ar išeis tau, nežinau. Aš pabandysiu ir nieko tau nesakysiu. Bet aš padarysiu, nes vis tiek kažką sumąstysiu. Niekamgi nerūpi. Rankas į viršų Kaunas. Draugus susikurti. Čia dar vieną pasikurti. Nenoriu aš paleisti. Pamiršęs kaip atleisti. Tik blogus pasileisti. Kaip pinigus uždirbti ir visus čia greitį juos išleisti. Čia mano biznis ir nėra tau čia ko kištis. Čia pinigai ir aplinkui sukas draugai. Aš tau pasakau kiek visokių dalykų, vietų čia nematytų. Visiem aš linkiu, kad čia pinigai slytų. Niekada nieks nestabdytų. Aš nebijau, aš varysiu, nebijau. Aš skraidysiu, nebijau. Pagauk mane, nežinau. Ar išeis tau, nežinau. Aš pabandysiu ir nieko tau nesakysiu. Bet aš padarysiu, nes vis tiek kažką sumąstysiu. Čia. Ačiū Kaunas, ačiū Mantai. Ačiū visiems. Iki kito karto. Gero likusio vakaro. Dar kartą sudėliojant tą pačią. Nu davai tada dvigubai energijos. Kaunas, pakartojam šitą gabalą. Nu davai dvigubai energijos dabar. Jau žodžius turėjot išmokti tie, kas nemokėjot. Rankos! Čia. Visi kartu su manimi. Čia mano biznis ir nėra tau čia ko kištis. Jūs, čia pinigai ir aplinkui sukas draugai. Aš tau pasakau kiek visokių dalykų, kiek vietų čia nematytų. Visiem aš linkiu, kad čia pinigai slytų. Niekada nieks nestabdytų. Aš nebijau, aš varysiu, nebijau. Čia aš skraidysiu, nebijau. Pagauk mane, nežinau. Ar išeis tau, nežinau. Aš pabandysiu ir nieko tau nesakysiu. Bet aš padarysiu, nes vis tiek kažką sumąstysiu. Niekamgi nerūpi. Laiku man reikia būti. Draugus visus suburti. Dar vieną pasikurti. Nenoriu aš praleisti. Pamiršęs kaip atleisti. Čia tik blogus pasileisti. Ir rankos. Čia mano biznis ir nėra tau čia ko kištis. Čia pinigai ir aplinkui sukas draugai. Aš tau pasakau kiek visokių dalykų, kiek vietų čia nematytų. Visiem aš linkiu, kad čia pinigai slytų. Niekada visi. Aš nebijau, aš varysiu, nebijau. Aš skraidysiu, nebijau. Pagauk mane, nežinau. Ar išeis tau, nežinau. Aš pabandysiu ir nieko tau nesakysiu. Bet aš padarysiu, nes vis tiek kažką sumąstysiu. Ačiū Kaunas! Ačiū didžiai. Gero jums likusio vakaro. Kas yra gėris? Gėris – tavo žarnyno geriausias draugas. Be laktozės tinka veganams. Tau reikia gėrio. Jei vargina pilvo pūtimas, sutrikęs virškinimas, odos bėrimai, nusilpęs imunitetas. Pasirink savo mėgstamiausią skonį – ruginio salyklo, aronijų, šaltalankių, juodųjų serbentų. Tavo kūnui, protui ir sielai. Kanumo.lt. Su kodu pasikalbėjimai 20 gauk 20% nuolaidą. Nenustok žaisti fantazijos LT. Sybet.
Lošimo automatai, lažybos, stalo lošimai, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Biznis. Mes važiuojame mašinai, groja lietuviškas repas Spotify, kurį jau žinai persijungia tiesiog. Vienas po kito gabalą eina šoflas. Cecilija sėdi prieki, Pranas Kašės treniruotėje, mes dviešia važiuojam namo ir Cecilija visą laiką filmuoja videoklipus, kaip ir visi mes, kur groja gabalas ir jinai žiūri per langą. Ir užgroja Profleimo Business ir aš pradėjau dainuoti ir Cecilija taip sėdi, pasisuko, tėti, čia grinai apie tave daina. Tai dėl to, kai manęs paklausė, sako, kas mantelį norėtum, kad būtų per kitokius pasikalbėjimus, sakau, 100% Profleim. Ir dabar mes dainuojam ir Cecilija skambina per FaceTime ir jinai, čia mano biznis ir nėra tau čia ko kištis. Tai perdoda jums visiems linkėjimus, nesakė, perdok publikai linkėjimus. Dirba. Kaip manai, ką Praniukas perdoda? Pasą. Sakei, kad viskas, ką darai dabar vaikams, yra... Nu, nebūtinai viskas, bet jo, nėra ten. Džioji dalis. O gali įvardinti kelias vietas, kur tu cringe vaikam esi? Visur. Kad ir ką bedaryčiau. YouTube, pavyzdžiui. Nepatinka? Patinka, žiūri Bartuševičiaus viską po 5 kartus. Ateina Bartuškos video irgi, žinai, ten per related videos. Pusę video su manim pažiūri, dar prakenčia, jeigu aš ten kambarių būna. Ir perjungia. Sakau, kodėl perjungiat šitą? Nu, mes jau šitą matę. Sakau, bet tai kitą Bartuškas irgi matė. Nu jo, tėti, bet mes tave namuose matę. Tai mums nejauku žiūrėti, kai tu vaidini. Taip, žinai. Be Bartuševičiaus video dėl detalių jau žiūri, žinai, kad mintinai mokėtų jau. Viską jie mintinai moka ir ten tos... Nu, viską. Ką jau yra padaręs, tai viską yra sužiūrėjęs. Safą, Bartušką, Martą Tankevičių, Talžūną. Ai, čia dabar mes filmavom Vyto šou pas mus namie ir Pranukas irgi sėdėjo ant teleką žiūri ir Talžūnas montuoja su savo broliu. Ir sėdė ir atvarė Andrius, dar ten su komanda ir Pranas ir sėdė, pakis pakėlė, pažiūrėjo, nesureagavo niekaip. Išvarė jie visi, Pranas, aš biškį nesupratau, čia pas mus Talžūnas buvo. Sakau, jo, kodėl neatsistojai pasisveikinti, kaip būtų atrodę. Pranas bus bičiukas, tikras taišas bičiukas. Ne, bus geras, ten tos akis ir rudos jo. Aha. Mergėlis. Laikykit savo dukrelės, nes man ir jo gaila, nes daug kartų širdelė duš, bet ir mergaičių gaila, tikrai. Ar tik nebus, kai atvarysi 14 kartą čia, žinai, pasikalbėjimus, jau nežinau, kieno vaikas, ves Talžūno sūnus veda jau pasikalbėjimus ir žiūri, kad Pranukas per pertrauką. Profleimas groja, Pranas dainuoja. Iš tikrųjų, man žinai kas, man tavo dukra yra tokia, man ten grinai tu esi. Ir ne aš irgi. Yra ir tavęs, tada pasakysiu. Pusė jo. Norėtum, kad, pavyzdžiui, nusuktų tavo keliais? Nemanau, kad jiem yra kur kištis daugiau ir eiti. Žinai, tėvai neužimk arenų, prašau, gruodį. Nu, tai būna, žinai, dažnai tėvai sako, oi, aš nenorėčiau, kad vaikas eitų mano pėdomis ar mano keliu. Aš neverčiu jų to daryti, bet jie šneka apie turinį, apie kūrimą, apie aktorystę, dainavimą, sceną, bajeriukus, nu kur Pranui labai gerai sekasi rašyti trumpas juokingas istorijas. Bet labai tingi Matieką mokytis. Nu tai, žinai, nu kas daugiau belieka. Literali tėvai yra skaičiovkė, telefon. Nu, šiaip jo, bet aš sakau, aš neverčiu, ar man būtų malonu ir smagu, tai žinoma, ar jie pasirinks tą kelią, jeigu pasirinks, aš jiems padėsiu kaip įmanoma labiau, nes tai mano vaikai ir bet kuris tėvas taip elgtis. Jeigu jie nuspręs eiti kitų kelių, aš jiems taip pat lygiai padėsiu, kiek galėsiu toje kitoje kompetencijoje. Aš jas labai myliu, aš jiems noriu duoti visišką laisvę ir kad jie būtų tiesiog laimingi žmonės. O kiek paplot gali tikrai, nes jau matau, kad norit. Nesivaržykit šiandien. O
Kiek tu buvo metų, kai tapai tėčiu? 24. Jeigu dabar grįžtum į 24, tiesiog grįžtum į pirmo vaiko gimimą, ką savo patartum? Ar tiesiog sakytum, Anteli, būsi ahujenas tėvas? Juokėsi, red pastaba. Šypteli. Nežinau, jeigu grįžčiau, kaip būtų. Aš esu tiesiog labai dėkingas, nes jie mane suformavo. Nuvalkio tai pasakysiu, bet tai, kas aš esu šiandien, visi mano padaryti sprendimai, padarytos klaidos atvedė mane iki šitos scenos, iki šios dienos. Ir aš šiandien sakiau, aš verkiau, aš esu labai, neverkiau, man narėdėjo laimės ašaros, aš esu labai laimingas. Ir viskas, kas įvyko, man yra tiesiog didžiulė dovana. Aš esu be galo dėkingas pasauliui, vaikams, likimui ir visiems žmonėms, kurie mane supa. Bliamo, man taip smagu už tai, žinok. Šiandien žiūriu į tave, kai susitikom prie viešbutį, jau matau, kad šiandien bus geras vakaras. Jo, aš tikiuosi ir jums geras vakaras, hebrytė, ne? Labai smagu. O klausyk, pavyzdžiui, aš esu mamičiukas biški. Aš kiekvieną dieną kalbu su mama. Kokie pas jūs yra, žinai, santykiai su tėvukais? Ui, mes irgi šnekam. Dabar jau yra tas santykis, kai aš auklėju tėvus. Yra truputį. Jau aš auklėju. Ką, mama, nepradėk. Jie yra labai jauni tėvai. Mano mama mane pagimdė būdama 18 metų. Mano baba, mano mamos mama, irgi pagimdė mano mamą 18 metų. Tai mano seneliai beveik visi dar gyvi, močiutė amžinatilsį tik yra prieš, kiek jau čia daug metų, prie 7-8 ir tai kažkiek jau pasimečiau tą skaičių, bet visi kiti yra funkcionuojantis, gyvi, važinėjantis, aplanko Vilniuje, atvažiuoja, ta prasme, labai gerai. Tai aš su tėvais, kai augau, tai dabar, kai prisimenu, tai jie buvo labai jauni ir man buvo ten 6 metai, jiems 24. 95 metais, 4, įsivaizduoju, tokioj bezabrazijai. Nu tai aš užaugau tokioj labai keistoj aplinkoj, labai keisto ir įdomaus gyvenimo mačiau, kokio vaikams nereikėtų matyti. Ten visokių ir, 90-ieji, patys suprantat kauniečiai, ne? Patys esat gimę daugumą, augę tuo metu, tėčius turit, ar turėjot. Gal kažkas sėdė, gal kažkas jau, supranta. Bet tu įsivaizduoji, ir turbūt pas tave tas pats yra, kad tau jau 3-7 ir mama dar kažką bando nuspręsti, žinai, tavo gyvenime. Ten, pavyzdžiui, nebėra taip, pavyzdžiui, mano mama skambina ir klausia manęs patarimą. Nes man mama skambina, kaip tu, čia norėčiau iš darbo išeiti, aš pagalvosiu. Jis sprendžia maždaug. O klausyko, pas tave yra su tėčiu tas, kur tėvas skambina išimtiniais atvejais? Tėvas visada skambina po Žalgirio pergalės. Jo? Kun. Alio? Kun. Kurva gera, ne? Sakau, gera. Blemba, šiandien avans kafes like. Man tėčiai ir šią metų. Visi tėčiai turi tą tokį slightly rasizmo. Žinot, kaip mano tėtis Kavarijos Heisa vadina? Jau dzoikis. Sakė, jau dzoik, žinai, gerau pridėjai, priblokau. Ir man toks, žinai, kur per kūną eina. Tai Žalgirio skambina ir dabar jau matyt sent pradėjo, tai vis dažniau paskambina pašnekėti kažką, pabendrauti. Žinok, tą labai pastebi, bet esi pastebėjęs, kai vyksta pokalbis su tėvu telefonu, tai yra žinių formatas. Tėvas visada pradeda nuo headlininės naujienos, ten Klaipėdoj nušautas vaikas, žinai. Jo. Tada tėvas jau po truputį eina link orų. Žinai, kur aš labai gerai pamenu, paskambinu, visas toks, pizda, sakau, sako, kas gero, sakau, pataiky, kalbinsiu prezidentą, toks, nelyjo. Pas jumis nelin. Jo, visą laiką. Visada tas pats. Žinių formatas, iš pradžių žinios, sportas, orai. Visą laiką tas pats. Gerą vakarą. Jo. Šiandien grįžom jau. Buvau meras atvažiavęs. Užsakyti. Jau pas mumis bus ten priėmėms. Žalgiris palauk ketvirtadienį, ne? Jo, ketvirtadienį. Gerai. Leiblėt vis dien šiandien. Neišėjau pažvėjuoti.
Aišku, kontu mantėlį, niek darbau jūs. Gerą, žinok, aš tada darbautis. Visas pokalbis. Jo, visada iki minutės. Kultūros dalies nėra. Taip. Niekada. Mano dar tėvukas turi tokį, jis klausdamas kažko svarbaus visada nusikoso prieš tai. Žinai, kad jau bus kažkoks arba pasiūlymas, arba klausimas. Bet tik jam tai yra svarbu, žinai, kur visi taip, jo, pochui daryk. Nu toks, man skambina, žinot apie ką kalbu, ne? Šitą. Dar aišku pasako, kas mirė kaime, žinai, mes pralaužt ledus. Kiek tavo tėčiai metų yra? 7. O, okei. Ir skambina. Kaime čia yra 8. Taip. Nes visi kaime su padirbtais pasais. Visi spėja amžių tavo. Ir mano tėvas taip. Ką tu galvotum, jeigu man pervestum, nu noriu kelis kalakutus dasipirkti. Ir aš sakau, o tai kodėl, nu tipo, ne, nu taip galvojau, nenorėsiu, na. Dasimesti. Bet jis pizda kiek jaudinas dėl šito, žinai, toks. Aha. Aš įsivaizduoju, kaip jis skambina. O tu pervedėte tėčiai? Aišku, na, mane gaila. Davai jau galė. Ir tada už minutę skambina mama ir nebevedinėk tėvai, blėt, sako. Nes nenusto žaisti. Cybė tauta! Blėt, įsivaizduoju, jeigu tėvas sėstų ant lošimų. Wow. Mantelį. Tėvas geras buvo, ne? Kurva. Nebūtinai. Ir toks girdis, kurva juoda. Nenorėčiau, kad tai būtų. O tu pastebi, kad esi jau, nu, vis tiek esi jau senesnės kartos atstovas. Nu, sutikim man tai, sutikim, taip yra, vyksta tranzicija. Ir paplokit už tai, nes tai nėra lengva. Jo, bet žinai, žiūrė šitos jaunus dabar, jie ten, ojojoj, kaip čia mes fainai, gerai galvoju. Bet tik pradėjau... Į tuos 15 metų dabar šitą išlaikyk ir tada pašnekėsim su dėdė. Čia net nėra kalbos, kad čia fantastika, bet ką noriu pasakyti, kad tik pradėjau sakyti, kad tu kitos jau kartos atstovas, tu taip jau pastebėjai, kada įvyko tranzicija? Jo, pastebėjau. 96. Pastebėjau, žinai kada, gal net šią savaitę kažkada. Rimtai? Kažkaip taip atsistojau priešais veidroduką, kažką tipo Air Force'us užsimetęs, tipo užsidėjau kepurę. Užsidėjau kepurytę, šortukus kažką. Galvoju, kepurę, apsisuksiu atgal. Ir tai pasikėliau. Ja. Žiūriu, kurva, ta kepurė atgal atsukta. Čia praplikę. Ir dar galvoju, čia mano biznis. Ir blėt, galvoju, koks dar tavo biznis jau. Gal tu neapsidėktų kepurių. Čia mano pašalpa jau. Jo. Čia kur jau nebe biznis dainuoja. Čia mano verslas. Jau tokius žodžius pradeda dainuoti. Čia mano mažoji bendrija. Čia mano VŠI. Tai, jo, nu yra, tas ateina rudenėlis po truputėlį, bet tas rugpjūčio galas dabar, aš sakyčiau. Žinai? Ja, aš galvau, kad tu užsidėjai taip kepurę, sakai, čia reta su plaukais jau ir galvojau, sakai, Lastauskai, čia tu. Yra šiaip panašumo, bet, pavyzdžiui, pradėjau bambėti labai. Pradėjau garsus leisti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, jau nebegaliu atsisėsti garso neišleidęs. Žinai, anksčiau, tipo, atsistoja, dabar vis tiek jau ir... Na, tokia subtilų, žinai, atsisėdi, grįžti. Būtinai turi tokį padaryti. Blet, man tai, aš už tave beveik 10 metų jaunesnis, bet man tas pats. Jo. Aš esu paveldėjęs iš močiutės. Kas daro šitą? Dieve. Pyza, aš grįžtu iš darbo, man ir 28 metai, aš taip atsisėdu. Jėzus Marija. Tai sen, dabar namie žolę reik pjaut. Ir žinai tas, kas kitas, blėt, jeigu ne aš tau nemoku pasakyti, aš vaikštau po tą garažą. Žoliapėjo pasiėmęs. Aš jau leidžiu garsus kaip senelis, kur vaikštau, mano senelis taip daro ir aš pastebėjau, kad aš taip darau, kur...
Septyniolikinį. Kažkokią neaiškę melodiją jau žinai. Toks kurva Baidenas, žinai. Kurva į viršų. Gelmina! Gelmina! Jau žiūri gimtadienio progą, kosmodiskas ant stalo. Einu pas kineziterapeutą, turiu gerą trenerę Liną, pasiekit Instagram'e, Lina Ram, pizda nugarytę, sutvarkytą visą laiką, špagatus gali daryti, kaip geriausiai formai. Aš dar pastebėjau, žinai, iš stovėsenos, kažkada nuvarėm su šeima prie jūros. Aha. Pizda, kaip patogu. Gerai, kitas. Eini per kiemą, žolę nusipjovęs. Ir tas lapas vienas. Čia mes su Manteliu šitą pastebėjom. Kurva, kaip mes žvengiam iš šito, bet aš žinai, į kišenę įsidedi. Labai daug visokių tokių, net nežinau. Kur valgau, pavyzdžiui, valgau. O su valgymu pastebėjai šitą? Nu čia jau vapšė yra senio dalykas. Aha. Nuskaniai pataisėjai. Gelminiai. Kokių dar? Seni, man dar žinai kas yra. Aš pastebėjau, kad man jau irgi saulutė žemyn, vos 28, kad, blemba, pavyzdžiui, mėtom į krepšį prie Baltojo su draugais. Ne? Ir visi tipo mėto, ir aš toks, davai, hebra, sustokit, gražus vakaras. Sako, kas tau su tom nuotraukom asilėtų, blėt? Širdis kauda, tiesiog saulė leidžiat. Man, kurva, pabėgo mintis, ką. Žiūrėk, kol tau sugrįž. Aš praėjusią savaitę parėjau, kurio laimingiausias žmogus pasaulyje, nes nusipirkau keptuvę, blėt. Prašom. Šiąnakt miegu. Gal kokią 5 ryto, 3 kart keliuos myšt. Nes jau tiesiog. Prabudau, pizda, širdis stoja. Neįkvėpiu oro. O aš, kadangi jau miegu išsižiojęs, išsausėjo gerklė ir prikipo gomurys prie liežuvio. Ką tas? Ir man ranką nutirpus, nes aš kurva, insultas galvoju. Ir žinai, ką pirmas dalykas padariau? Pisau į gelminę į šoną. Ir ta prabudo, žiūriu, piktas į ją. Ko tu negelbėjai manęs? Tu irgi išmėgu atsibudus. Atsimeni mažyti? Atsimenu. Seni, žinai, kas dar buvo? Seni, literaliai. Senolė, klausyk, seniausias. Mes nuvarėm su mano tokiu geru draugu, pirmą kartą įsimaudyti čia vasarą, žinai, šiltas vanduo, karšta, pizdėts. Ir tipo, jis su 2 dukrom, jos bėga į vandenį ten turškės, o kur dėdė Paulius, o dėdė Paulius, oi, ble. Gerai. Aš nebelipu į ežerą, viskas. Nebelipi? Kraujagyslės traukės. Ble, pirštai baltuot pradėjo, ten kažkoks Reino sindromas. Ai, galvoju, nahui, paskui aš paliks plūduriuot. Tėtė eina maudytis. Ne, noriu. Maudykitas vėl. Viskas, važiuojam. Yra, jo, čia daug. Jau galėčiau pasakoti ir pasakoti. Aš buvau nuoširdžiai susiparinęs, kad nepražydo vyšnė tėvų, ble. O aš susiparinau nuoširdžiai pamatęs vaiką mėlynais plaukais gatvėje. Toks, kur važiuoju su mane, nuo viršūnė galvoju. Nu. Šiaip senajam Mantui galit užduoti ir jūs klausimą nukeliavę slaido.com #stonkus. Jo. Užduokit klausimą apie gyvenimą, nes žmogus jau senoji karta. Jo. Nepagailėkit. Bet šiaip, pavyzdžiui, jūs spektaklį vaidinat. Songailas sėdi, kurva galva purto. Ok, nu. Dariau, greit nepurtik, nes irgi suteka kraujas.
Darius gumus nebekramtų. Sakau, Darelį, kodėl gumus nekramtai? Blet, žandikaulis išsikabina jau. O čia buvo pas Darių, kad apsauga sako, blem, bačiuvas su spaudimo aparatu atėjo. Nežinau. Senoji karta man tai. Ir pavyzdžiui, tu vaidini spektaklį, kuris tarp kitko aфиgenas, kur valanda iki mūšio. Ačiū labai. Ir ten vaidini tu, Jankevičius ir Vanila, kuris, visiškai ten neaišku, jeigu yra Gender Z, tai ten who is night pasikokia. Jo. Kaip su juo tau, pavyzdžiui, sekasi? Oi, labai gerai. Jis yra toks fainas vaikas. Toks jis dėkingas, toks jis laimingas, taip jisai stengiasi. Kartais neišeina kažkas, mes ten jį raustinam pastoja su Jankiu, žinai, kur tu dėdus atsisėriu. Ir jisai ten turi tokį tekstą. 1410 ir mes įlipam. Labą dieną, jisai ten mums ir mes. 1400. Nu baikit, išmušinė. Ir Jankevičius sako, belenkokius skaičius. 1907. Nu aš užmiršiu, mane išmušit. Ta prasme, superinis žmogus, superinis komikas, labai unikalus, labai aš jį myliu ir labai džiaugiuosi, kad... Žinai, kokia istorija buvo? Su juo, kodėl į spektaklį atsidūrė. Mes nuėjom po kažkokio open mic'o, aš nuvažiavau po renginio, nuvariau pabūti su jaunaisiais komikais tiesiog į line-upą, pasidėti, pagerti alkoholį, tiesiog pabūti jaunimo, kad žinot, man irgi biškė, kad dar jaunimas būčiau. O sakei tą frazę, jūs duodat. Sakiau, bet nedavė. Tai ir sėdim ir kažką, ir Vanila atsisėdo, o aš buvau pirmą kartą teatre, pas tave. Kaip man patiko ir aš sėdžiu. Norėtum suvaidinti spektaklį. O jis pats prisiprašė iš tikrųjų? Ne, aš buvau teatre, man labai patiko ir aš taip žiūriu, žinai, to patyrusio vilko žvilgsnio. Sakau, norėtum suvaidinti spektaklį. Eik tu čia, oi čia būtų. Rudenį vaidinsi, pamatysi. Davai, man tai pasakyk, kaip Vanila tikrai atsakė, nes čia per raiškiai buvo. Žiūrkiaus veidas su tu. Koks tau, pavyzdžiui, iš jaunosios kartos komikų pats achujeniausias yra? Be Vanilas. Man visi jie achujeni yra. Man ir Antanas juokingas, ir visi, K2 komedi, visi podcasteriai. Justinas Vicickas man yra labai juokingas. Nedas Zimantas man yra labai juokingas. Esi pastebėjęs, kad paplokit, ką žino Nedas Zimantą. Blet, jis yra spagetis. Aš nesu matęs vientisesnio žmogaus. Nėra kremzlių kažkokių, blet. Nieko, nėra šonkaulių, nėra nieko. 10 metų atsiras. Yra visiems, pas visus kremzlės. Visi man jaunieji komikai patinka ir labai smagu, kad jie daro, kūrė ir kūrėm kartu daug dalykų, kūrėm atskirai. Lietuvoje, man atrodo, publikos visiems užteks. Aš irgi taip galvoju, žinok, nėra čia ko piktis. Aš jau biški noriu į žiūrovų klausimus įlįsti. Važiuojam. Galim pažiūrėti, ne? Gerai, pradėkime man tai nuo tokio truputį žmonėms, kurie jaučia, ne? Tai yra klausimas, koks tavo etapas gyvenime buvo pats sunkiausias, man. Tikriausiai. Sakyk, kaip Vanila, prašau, labai juokinga. Kaip Vanila atsakyt, tas kur teisės prapysius buvo. Ne, blėd, nebuvo lengvų etapų gyvenime pas mane taip, kaip prasižiūriu dabar. Bet manau, kad pas visus vienodai. Čia žemaitiškai klausimas, bandysiu gerai perskaityti. A tavo tėtis pardavinėjai paveikslus? Pardavinėti tėvus paveikslus, galite kreiptis Alvyds Tonkus, toks su Peaky Blinders kepuriukų Romoje atsistoja, stovi į tolį žiūri, tai parašykite jam pizda, susirasi draugą visam gyvenimui. Dar klausimas. Sakė, atostogausi, kokie darbai laukia nuo rudens? Papasakok daugiau truputį. Pasakojai, kad bus ruošitės arenoms? Jo. Kas dar laukia? Nes čia prirašė, gal bus dar vienas sezonas, ką žmonės dirba visą dieną. Ne, nebebus, manau. Bus Vyto šou tikrai.
turiu naują dar vieną YouTube projektą sugalvojęs, kurio nenoriu dabar išspoilint, gal kad idėjos nenupistų kas nors, žinai, greičiau ir panašiai. Tada aš turiu svajonę. Aha. Aš labai noriu padaryti savo jau gal stand-upą, kur aš viens esu, kur... Solo programėlė. Geras. Nice. Labai norėčiau ir pradėti nuo mažų teatrų ir paskui kaip Dievas duos. Kitas klausimas, Mantai. Ateitumėt? Kaune daryčiau pirmą. Stopudovai. Tikrai. Čia nėra klausimų, jo. Kaip tik apie Kauną klausimas. Jo. Kiek galėtum atiduoti pagarbos kauniečiui Andriui Žiurauskui, kurį pakeisi Žalgiryje? Visą įmanomą pagarbą. Ar jis buvo vienas iš idealų, Mantelį? Ar idealų, aš galbūt negalėčiau pasakyti, kad mano idealas, bet tai yra žmogus, kuris dirbo mano svajonių darbą, apie kurį aš svajodavau. Aš žiūrėdavau į Andrių, aš matydavau, kaip jisai užveda areną, kaip atidaro, kaip su visais sveikinasi ir tikrai svajojau apie tą poziciją. Ir aš esu jam labai dėkingas už mokyklą, už kultūrą, už palaikymą Žalgirio komandos. Mes abudu esam fanai, mūsų abudu vienyje Kauno Žalgiris, tai aš manau, kad čia daugiau žodžių ir nebereikia. Šiaip labai gražu, žinai. Jo, mes sveikinamės, high-fivinamės, viens kitą mylim, viens kitą gerbėm, esam kolegos tiek kine, tiek Žalgirio arenoje ir televizijoje ir visur kitur. Tai visa didžiausia meilė ir pagarba Andriui Žiurauskai ir aš norėčiau, kad ir jūs atiduotumėt ją dabar. Aplojam Andriui Žiurauskui. Garsiais plojimais. Einam iškart prie kito kraštutinumo, žinai, gražiai pakalbėjom apie Žalgirį. 3 gelminės charakterio savybės, kur tu norėtum pasakyti... Ne 3. 3 sužaisim, ne? Ne 3, daug yra, bet aš visai neseniai mačiau Reelsą kažkokį gerą, kur žmonės 35 metus santuokoje daro video ir sako, žiūrėkit, mes 35 metus gyvenam, esam labai laimingi, nes vieną dieną mes supratom, kad mes esam skirtingi žmonės ir mūsų smegenys labai skirtingai veikia. Ir mes ėmėm prisitaikyti ir suprasti viens prie kito. Tai mes suprantam tą, užbuksuojam, pasipykstam, susitaikom, vėl iš naujo mokomės, bet dar negyvenam 35 metų. Tai kai pragyvensim 35 metus kartu, aš manau, irgi galėsiu pasidalinti kažkokią tokią filosofiją. Tai erzina, bet mane erzina. O, žinai, ją irgi daug kas erzina, bet nu tai vis tiek esam kartu. Tai ir labai tikiuosi, kad ir būsim ilgai ir laimingai. Aš myliu merginą gėlių kvartale, noriu ją savo gėlę, bet nesu nedėjęs su ją, gėlių jai nesudovanoj. Ble, tikrai kur, vat gėlių iš vis nedovanoj. Kaip jinai pyksan, viskas, įsirašau prie OG, prie Profleimo ir į miškių šitą gabalą įsimesiu. Kad kiekvieną vakarą grįžtant namo parnešiu gėlių. Nedėkoju. Klausyk, labai geras, neklausimas, bet užduotis. Ar gali trumpai padaryti intro, kaip Vytas pristatytų Žalgirį? Eik tu, nu. Nu, jūs viską žinot, ką daryti. Žalvald. Makabis gaidys. Negalėjai taip sakyti, tai tada pats ir veski. Galėjau ir ne Izraelio komandą pasirinkti šitam kote. CSK pidarai. Gerai. Vytas dar labai patinka šito personažo tavo. Nori trukdyti. Užpiskite su šitais jau prašymais ir klausimais. Man labai patinka, kai Vytukas supyksta iš tikrųjų. Jisai toks gali būti gaivališkas, tiek Šitas nesuprasi... Tylėk, nepabaigiau minties dar. Nesuprasi, ar šį kartą pyksta. Jo, toksai, kur... Ir tvardos, ir... nieko bet nors kodėl negaliu pasakyti. Žinot, kas mane užpisa? Rytas.
Visi tagina mane, Stunko, pažiūrėk, gerai, kurva, pasidžiaukit dar vienus metus. Oi, po 14 metų laimėjome. Demikų su Usais mumis palaiko. Pukutas Demikų, o Brazevičius palaiko. A komikų neradot, kad palaikytų. Čia gerai. Visur, bet čia ne aš sakiau, čia Vytautas. Vytautas. Kiek tu gali prisidengti, ne? Aš neprisidenginėjau, čia Vytautas. Vytautas sakė. Vėl viską ant manęs varai. Vycka, ble, viskas. Tu grinai man tai iš to filmo Aš kitas, aš ir Irena. Aš kitas, aš ir Gelminė. Tai įsivaizduoju, kai ateina Gelminė, nueina į dušą tą gražų stiklinį, permatomą pareina ir aš išlendu iš kampo. Šiandien valgiau viniotinį. Norėčiau pabaigti su laižiotiniu. Žiūrėk, klausimas. Vyrai, ar galite atsakyti, koks keisčiausias dalykas, kurį daro moteris? Aš turiu, galiu pradėti, kol sugalvosiu. Sakyk. Žinai, kur jos įsikelia story, kur draugė filmuoja horizontą, o ji tiesiog praeina, atsisuka ir toliau nueina. Tas. Ja. Tas kur. Taip. Man čia pizda ir aš nesuprantu niekaip. Aš daug dalykų, žinai, mes esam per podcastą išnekėję, bet aš pasikartosiu, gal kažkas negirdėjo. Man keisčiausias dalykas yra, kur Gelminė, kuri daro, parvažiuoja su mašina į kiemą ir sėdi mašinai. Skrolina. Lip, lauk, vėliau paskrolins. Žinai, kur tu atvažiuoji kartu, dar kai aš nevairuodavau, parvažiuojam, aš jau išlipu iš mašinos, einu, nelipa. Tai man kaip tai bobai reikia į saulėtį kepsisu, į saulėlį parsisukti ir pargrįžti. Tai šitas labai keistas dalykas. Man dar labai keistas, kaip panos truputį kitaip eismą supranta, žinai, bet nekalbu čia ne tas klišinis, kur panas nemoka vairuoti. Pavyzdžiui, mano sesė anksčiau įvažiuodavo į žiedą arba baisesnę sankryžą, pohui važiuoju. Nu ne taip, blėt, ne. Jo. Tai pohui. Arba jos galvoja, kad mašina susitrauks. Taip. Visą per tarpą ir atrodo, kad visi oi. Ir tas toks per durelį. Oi. Arba jos atvažiuoja į masinį renginį, pastato per 2 vietas. Nu gal nieks neteis. Čia jau yra dalykai. Ai, net nori nervuoti. Oh my God. Žlėto leidžiasi saulė. O Dieve, man tai gali padaryti vieną dalyką, tai yra mano svajonė su tavim būnant ant scenos. Rašo. Viską tau galiu ant scenos padaryti, nes tai šou. Vyksta dialogas. Pauliau, tu esi dėdė, man tas yra Vytukas. O, vėl Vytukas, tai aš galiu būti dėdė. Ai, nu tu dėdė darai ir. Taip. Bet, ne, man negaliu. Ger šiaip. Nedarom. Ne. Nedar. Kokia su to? Žiūrėk, aš darysiu dėdę, tu daryk Vytaut. Ne, aš nemoku, žinai. Tu pats esi Vytauts. Jo? A, biškeis toks. Su tą šypsaną savo. Blet, kaip norėčiau supykti, bet nahu, jokinga. Ne, nu toks esi. Yra. Kai metuku biškai apie kalakutus tėčiaus pasakosiu dabar. Kurva, nahui parašė tą klausimą. Blet, gerai, nenoriu šito. Ką esi prisidirbęs Alytui? Blet, sėk. Jūs iš Alytaus gal ne? Spektaklio premjerą esam turėję Alytuje, nieko nes. Ne, tu ko tu su tais dzūkais ten tankais prisidirbinėt geriau, ne. Jo. Oi, pizda, koks geras. Jei vienai dienai apsikeistum kūnai su katleriu, ką darytum? Nusiprauščiau. Man labai gera mantelė yra, na, kur man prausi, jeigu aš vakar prausiaus. O tu neturi to, blet, ne, tu pedantas esi, mantelis čia man pritartų. Pavyzdžiui, aš niekada, žinau,
važiuodamas į renginį suplanuoju, ar nusivilksiu švarką, jeigu ne, nelyginu nugaros marškinėlių. Ne, viskas pas mane išlyginta yra. Triusikai ir tus prasilyginu, maža ką. Kad ir prišikti, bet kokie lygus. Blet, labai, kažkas, ko gero, kad pamyžd buvo išėjęs, nes rašo, nežinau, ar klausė geriausias gelminės bruožas. Kažko kito paklausiu, gerai dar? Man tiek sukas dabar galvoja, tiek visokių dalykų. Labai, viskas, jinai yra pakabinamas kvapukas automobilyje, tiesiog gling, visur jos tokia pilna, mažytė, kompaktiška labai. Faina. Aš prašiau baigti rašinėti klausimus, nes jie rašo, ar buvo mokytoja, nuo kurios stojosi žirgelis? Šiaip žinai, nuo lietuvių vadovėlio man stodavo žirgelis 13 metų. Žinai, įsijungi ten, atsiverti geografijos vadovėlį ir ten Afrikos gentys. Dėtukas. Jau, Lena, gal aš norėčiau būti pasmalkytas? Let rimtai, jeigu Pimpalas būtų bičias. 1:1 Vytauto balsu, jo. O, kviečia. Žinai, kur varai ir nebaigia ir byb. Nebegaliu jau daug. Arba jeigu čiut per anksti. Oi. O dabar tai bus. Gal reikėjo prasinešti? Oi, kiaušai vidų sulindo. Eik tu dar. Tu eik, na. Gavas, skauda žandikulius. Panašiai žvengiam tik su Nausėda, žinok. O, Nausėda. Brangus kauniečiai. Žinai, kas buvo juokingiausia, kad jis atvaro Palangoj koncertų salę ir buvo apsauginis tik prie įėjimo ir ateina su visa apsauga Nausėda, apsauginis. Net nepakėlė, blet. O ką man kelti, kai aš žiūriu Grikio nuotraukas? Na, aš pats nedarau tų dalykų. Ups, Diana fotkę atsiuntė. Žinai, kur... Ui. Ar nieks nematė? Taip, Diana su tuo rinkiniu. Itin slapta informacija. O varėte į afterį su Nausėda? Jo, sen. Bilui Gražinui išsibaigėm. Palangoj čia buvo, ne? Wow, žiūrėjau, o kriaušė ėjot mušt. Seniai nedaręs. Įsivaizduosiu, kad priešais mane Šimonytė. Blet. Įtardantį įstrigo. Ai, žiūrėk. Galėsi pasakyti, Nausėdos balsų žodį neužsirakina, kada parodysiu. Gerai. Žodžiu, sėdim užkulisiuose ir tipo Nausėda sako, nueisiu į tualetą. Pasakyk. Nueisiu į tualetą. Ir žodžiu, nuvaro ir ten kažkaip neužsirakino duris ir jis myža atidarytom durim. Ir tada išeina ir sako... Neužsirakino. Oi, gerai. Klausykit, padarom pabaigai žaidimą. Kokį? Tavo video, kur tu dalyvauji laidoje Prajuokink mane, turi YouTube tinklės surinkęs beveik 2 milijonus peržiūrų. Tiesiog bičas, blėt, iš tavęs gyvena dabar, nes nelegaliai įkeltas. Ir mes atkursim šitą laidą. Mantas, aš jam padėsiu. Atkursim. Atkursim. Sololo linkėjimai. Nu, ne iki tiek atkursim. Taip, negalim atkurti. Taip, bet mes atneškit kėdės, mums reikės komisijos narių, ar yra norintis atlaikyti Manto bajerius ir nenusijuokti. Pakelkit rankas, va, ateikit. Vyrukas įtartinai. Ne, palauk, aš rinksiuos. Tik Gerai. tai mergos ir tik tai girtos. Va. Prašau, tikrai, aikosėlį iškart pakšt. Taip, žiūrėk. Jo. Gerai. Va, vyrukas yra, ateikite. Ateikit. Ir... Jo, pro ten.
Aš bijau tų su pilkais golfukais visų, nes jie tai tikrai neprasijoks. Pašvilpė, bičias, pašvilpė. Nori manęs neprajuoki. Nu, pizu, ateik. Ateik. Va, mūsų 3 komisijos nariai, žiūrėkit taisyklės. Labas. 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 Harry Potterį malonu. O. Žiūrėkit, taisyklės paprastos. 3 kartus bando prajuokinti Mantas, 3 kartus aš, mes pasikeisdami. Už kiekvieną kartą, kai jie nusijuokia, 100 eurų Ukrainai keliauja, gerai? Ok. Atsisėskit komisijos nariai. Pabandykit neprasijuokti, būsit vatnikai. O aš sakysiu blogiausius anekdotus, kokius žinau. O tai man kažką reikia, aš ant kojų galiu būti? Gali, prašau. Bet tu pirmas pradė. Gerai. Tu vedėjas. Žiūrėk, man situacija. Minutę čia skaičiuojam? Ne, pohui. Skaičiuojam. Čia turi jie neprasijuok, tas jau užvengia pilipukas. Mes tave paėmėm, kad tu tvardytumės truputį. Gerai. Ai, pysiu personažus, tikrai pats nejuokinsiu aš jūsų. Davai, sakyk. Žiūrėkit, anekdotas. Aha. Kaimas. Blet, aš tikrai Vytautas. Jopt, vaima. Gerai. Kaimas. Atsikeli. Nu, žodžiu, kaimas. Ateina į bažnyčią žmogus, sako, kunigė. Aš permėgojau su kaimynė. Atėjau pasiskolinti cukraus, pradėjo lyt, skėčio neturėjau. Nu, sako, teko permėgot. Tada nuėjau pas kitą kaimyną, reikėjo grėblio. Nebuvo skėčio, vėl pradėjo lyt. Nu, permėgojau. Kunigas sako, Jonai, tu gal jau eik, nes dangus neaukės, o skėčio neturi. Prasijokė, taip, 100 eurų, važiuojam. Jo. Važiuojam į Ukrainą. Čia ilgai netruks antras, ane? Gerai, susikaupkit. Gerai? Ne, bet viskas. Susikaupėt? Gerai, pradedam. Brangus Lietuvos žmonės. Gerai, žiūrėk, pabandykim išlaikyti, rimti, gerai. Žiūrėk, dabar pizda čia įsivaizduoju. 200, žiūrėk, vieną žodį, žinau, nu tikrai jį prajuokin. Susikaupk. Flamingas. Eik tu nakai, sako. 200 eurų. 200 eurų, gerai. Mano eilė. Paskutinis mano pokalbis šiandien ryte su Vaidu Čeponiu. Aha. Atsimeni tą seną Čepą. Paskolikam bandelės. Bet tas vidurinis žentelį įpysęs, man atrodo, yra, ne? Kaip rajonė sako, dar 16 dūmų, ne? Ne? Gerai. 300 eurų jau. 300 eurų ir dar vieną kartą reikia prajuokinti, ne? Galim dar po 2, pavyzdžiui. Gerai, po vieną. Gerai, Paskutinis tavo tiesiog ir viskas. Gerai. Oi, kaip jaučiuos, kaip su vaikais mėgama. Beje, geriausia komisija mano vaikai. Jie irgi mėgsta žaisti šitą žaidimą. Žaidžiam tėti, prajuokink mane, jie komisija vapšė nežvengia. Aš kaip debilas. Visokius personažus. Tu nesijuok, palauk, žaidimą dar žaidži. Čia man pasakoja. Gerai. Tuoj, belenką, sugalvosiu. Gerai, papasakosiu jums anekdotą apie šalikę, Harry Potterį ir iš tau tatuiruočių sprendžiant balsavai už Vaitkų. Ne, labai gražus piešiniai. Prasijuokia šalis. Prasijuokia, paplojam, klausykit, mes skiriam pinigus Ukrainai. Yra 400 eurų, aš dametu iš savų 100, kad būtų gražus 500. Man tai, 100. Ką? Palauk, ieškau grinų. Aš padėkokim. Padėkokit iš tikrųjų. Ar galiu gėrio jiems padovanoti? Gali padovanoti gėrio. Rinkis kokį nori. Čia va šaltalankių yra. Šiaip labai gera komisija buvo, nes labai lengvai praleido. Taip. Paplokit dar kartą šitiems žmonėms. O tau bus 2, gerai? Atiduosiu. Ačiū labai jums. Ačiū, kad padėjot. Ačiū labai, Chebrytė. Gero vakaro. Gražau. Su tokia intencija jau. O mes, Mantelė, panašu, kad nebesėdam. Nebesėdam. Noriu tau padėkoti. Dėkuoju ir jums. Ačiū tau. Kaunas, ačiū labai. Paplokit, Mantas Stonkus. Čia buvo kitokie pasikalbėjimai. Gero vakaro.
Ačiū bičiuliai jums visiems, aš jūs labai myliu, aš Kauną labai myliu. Pasimatysim rudenį spektakliuose ir Kauno Žalgirio arenoj. Mes būsim čempionais kitais metais. Kas yra gėris? Gėris – tavo žarnyno geriausias draugas. Be laktozės tinka veganams. Tau reikia gėrio. Jei vargina pilvo pūtimas, sutrikęs virškinimas, odos bėrimai, nusilpęs imunitetas. Pasirink savo mėgstamiausią skonį – ruginio salyklo, aronijų, šaltalankių, juodųjų serbentų. Tavo kūnui, protui ir sielai. Kanumo.lt. Su kodu pasikalbėjimai 20 gauk 20% nuolaidą. Nenustok žaisti fantazijos LT. Sybet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.